Man arba mėto Google'as, kad aš moteris, tai man moteriškus rūbus meta, arba kosmetiką, arba man meta lenkiškus arba rusiškus elus. Sveiki visi atvykę į dar vieną neįtemą epizodą. Šį kartą yra numeris 3, su manim studijoje vėl, su manim sėdi mano magiški kolegos. Pasimaginkite. Visi klausytojai, kaip visada su jumis Matas. Ir su jumis yra, gera pradžia, aš nemoku šnekėti. Mano vardas yra Julius Vytautas Maisner ir aš šiaip turėčiau mokėti šnekėti, nes aš studijuoju filosofiją. Arba rašyt, žinai. Tas irgi nesiseka. Man rodos, aš galėčiau po kiekvienu savo raštų dar tiesiog prie Trump 5 kablelius vienoje eilėje ir pasakyti... Pasidėkit, kur norit. Pasakykit docentui, pasidėkit, kur reikia. Jūs išgirdėjote istoriją, ten buvo tokia istorinė asmenybė. Čia biškai mes ne į temą nueisime. Yra istorinė asmenybė Amerikoje, dabar man regis Timothy's Dexteris, kuris ten parašė knygą ir jis nemokėjo rašyti. Ir ten buvo žiauriai tragiškai parašyta angliška knyga apie savo gyvenimą, apie istoriją, ten tiesiog... Aš neatsimenu, kaip pavadino ją. Ir esmė buvo, kad jis tiesiog gale grinai padėjo ten toks, pridėjo gal 2 puslapius kablelių ir pasakė, tiesiog pasidėkit, kur norit. Čia bus mano kažkada knyga, aš tai prašysiu. Sakys, arba tiesiog reikės pro visus pradalinti, sakyti, padėkit man kablelius, kur jums atrodo reikia. Pravaryk pro Grammarly. Kada Grammarly išleis kokią lietuvišką versiją? Be šansų. Nežinau. Aš nemanau, kad dirbtinis intelektas galėtų įveikti lietuvių kalbą. Jau gali šiek tiek lietuvių kalbą patransliuoti, bet dar reikia patobulinti. Tokių, Mažų patobulinimų. Tu priversi dirbtinį intelektą perskaityti Liudo Vasarį ir jis tiesiog nusižudys, tiesiog terminuose. Iš kurios čia knygos? Altorių šešėlį. Jo, aš čia balta drobulė ar Altorių šešėlį? Aš neskaičiau jos, tai... Aš tai per vieną dieną pravariau per visą knygą. Dieną prieš, kai reikia atsiskaityti? Aš antrą dalį ten labai skipinau, kad greičiau pereičiau per visą knygą, nes kitą dieną man reikėjo atsiskaityti iš jos. Tai... Aš per 4 gimnazijos metus perskaičiau Hamletą, Metus... Gal Faustą? Ne, neskaičiau. Ir... Opala dar vienas buvo. Skirgaila. Ok, Skirgaila šitai gera knyga. Skirgaila visai neblogas. Man Mindaugas patiko labai. Mindaugas? Jo, Mindaugas. Aš neskaičiau tokios. Buvo Mindaugas. Nebuvo privaloma. Aš atsimenu, Dievų miškas buvo visai. Ai, tą irgi skaičiau. Aš kažkodėl prisimenu. Filmą mes žiūrėjom. Ne, to nežiūrėjau. Aš tik prisimenu, kažkodėl ne iš gimnazijos Dievų mišką, gal anksčiau skaičiau. Anksčiau skaičiau ir dėl to gimnazijoje nebeskaičiau, nesakiau kokio velnio. Būtų logiška. Geras. Visai neblogas. Net ne visas skaitėt. Jis tiesiog toks, konclageris blogai, smile. Kas galėjo pagalvoti? Čia yra blogai. Man čia nepatinka, aš šypsaus. Bet viduje mirštu. Viduje mirštu, bet išrai šypsaus. Geras. Aš tai realiai beveik visas knygas skaičiau, kurias reikėjo per lietuvių kalbą. Ir tada šalia manęs kas sėdėjo, mano draugas, tai jis beveik ne vienos knygos neskaitė. Ir aš visą laiką jam papasakodavau apie tą knygą, kurią mes turėjom atsiskaityti, kas ten vyko joje. Ir tada mes rašydavom atsiskaitimą iš jų. Ir jis laiką gaudavo tiek pat, kiek aš, nors aš skaitydavau knygas. Ir tada jam tiesiog papasakodavau apie jas. Aš nežinau, ką čia pasako. Aš nežinau, ką pasako čia. Ar kad jis labai gerai mokėjo tiesiog įsisavinti informaciją. Parašyti kažką, žinai. Jo, ar tiesiog tu labai gerai mokėjai aiškinti. Ir jis dar labai gerai mokėjo side glance tokį. Rašydavom. Stinky side eye. Tokį, čia tokį. Ką tu te parašęs, matai? Kas ten apie Moby Dicką? Man patiko tiesiog, kad papamokos jis tiesiog prieidavo ir sakydavo, ten prie 3 nieko neparašyti, tai aš ten kažką beleką skūriau, žinai. Mes pasižiūrėjom, nieko nebuvo, žinai, parašyta. Aš net nežinau, kaip aš rašiau visus atsiskaitimus iš knygų, kurių aš neskaičiau, aš to neprisimenu. Realiai tiesiog fantazija, Inger. Realiai turbūt. Mindaugė buvo Skirgaila. Čia jau fanfictionas. Čia būtų žiauriai juokinga, jeigu tu parašai toks, tai Mindaugė knyga nevyksta apie Mindaugą. Pagrindinis veikėjas iš tikrųjų yra Dovydas. Dovydas? Oh my god. Ne, Mindaugas čia kaip plot visas, iš tikrųjų, praėjo pirmą puslapį ir ten parašyta čia knyga ne apie Mindaugą ir tada apie Skirgailą arba Dovydą. Apie Kęstutį. Čia toks side character, nors tas buvo kunigaikštis, žinai.
Turiu istoriją, kaip aš buvau šitoj... Susita? Pas Kęstutį. Ne, aš Prisimeni laikus. Jo. O. Mums davė tokią knygą skaityti mūsų mokytę lietuvių, ponė Laimutė. Pas mane buvo Laimė, bet... Taip, pastebėjau, kažkodėl visos lietuvių mokytojų vardai yra Laimutės. Mano korepetitorė buvo Laimutė, mūsų šitoj pradinė viduriniai buvo irgi Laimutė, mano gimnazija irgi Laimutė. Ir žodžiu, ir jį dar tokią žiaurį blogą knygą skaityti. Vadinasi, Benediktas Lenkščiai. Gal girdėjot? Aš girdėjau, Nesu bet man girdėjęs. rodos aš girdėjau tą, kad aš nebenorėjau prisiminti po to. Apie ką jie papasakė? Ji yra apie Benuką, kurio motina mirus, o tėvas yra alkoholikas ir rūkalius. Pala, čia yra tiesiog šeimų maršas. Tai čia tiesiog kas trečias kaimo gyventojas. Tai jie ir gyvena kaime. Čia gali tiesiog... Ji yra, ir ten tiesiog tokia knyga, kur, tipo, apie jo išgyvenimus, kad, tipo, jis groja smuiku. Smuikas jam padovanojo tėvas smuiku ir jis mokė smuiku, kur tada įstojo į univerą ir tada surado savo pirmą meilę ir tada turėjo savo pirmą kartą, bet ten taip parašyta viskas taip sovietiškai, sovietiškai, kad tiesiog net neįdomu skaityti. Tai tokia knyga prie širdies. Ne, prie širdies. Ne, tai ne prie širdies, ta prasme. Čia nuo širdies. Čia nuo širdies. Ne, bet tuo laiku čia buvo prie širdies. Žmonės, jeigu aš jums galiu duoti patarimą, neskaitykite Benos Lenkščiai. Tiesiog iš vis neskaitykite. Jeigu tiesiog nueikit kokią recenziją. Pasižiūrėjau mane. Aš šiurpą patyriau. Ne, ta prasme, aš ten žiūrėjau ir aš galvoju. Nu, ta prasme, aš jos nenorėjau skaityti, tai ką aš padariau, aš perskaičiau kokius 10 puslapių, paklausiau kaip kiti žmonės kalba ir aš tada, kai atėjo laikas įsiskaityti ir reikėjo eiti prieš klasę, sėdėti ir pasakoti. Tai galim buvo arba nupiešti piešinį iš knygos, arba kalbėti. Aš jaučiausi kaip pradinį ir aš tiesiog pradėjau improvizuoti viską. Ir aš gavau 10. Tiesiog su fanfiction sukūrė ir mokytų tokia. Ir aš toks, nu tai ten buvo gili prasme apie smuiką ir kiek smuikas perdeda ten. Čia yra, parodo, koks yra ryšys tarp jo praeities ir dabarties ir ten. Svarbi gamta, gamtos dalykas. Tikriausiai buvo. Jeigu jo, tai aš kažką atsimenu gal. Čia kaip mano draugė pasakoja, žinai, nėra taip sunku gerą pažymį gauti per lietuvių. Tiesiog rašai ir tu būtinai pamini patriotizmą ir motivaciją. Bum, 10. Mane dar pakvietė atseit, reikėjo mokyklai atseit, norėjo, kad skaityčiau, tai atsisakiau. Bet kiekvieną kartą rašai šitas dvi temas, viskas easy. Man tai patiko. Būtinai turi dar pabrėžti dabartinės problemas, kad socialinė medija yra blogai, prarandamas vertybės, žmonės nesimoko, nėra darbų. Realiai tu tiesiog rašai, lyg būtų mokytojas. Dėl to, kad nes tokia realistiška situacija, dauguma mokytojų yra vyresnio amžiaus, kas nėra blogai iš pat savęs, bet daugumos, ypač lietuvių mokytojų, mąstysena yra tiesiog nebe dabartinio amžiaus. Blemba pas mus tik tai geriausia tai, kai yra per podcastą. Aš visai nepritaršiu, žinok, nes atsimenat, kai 12 klasėje rašėm lietuvių rašinį, kaip, egzaminą? Jo, kaip egzamino pavyzdį, kad pasiruoštum. Bandomai. Tai vienas, mano pažįstamas, rašė apie Jokerį. Jis pasirėmė Jokerį. Jo. Savo rašinį jis pasirėmė Jokeriu, papasakojo, kad ten, ką patiria Jokeris, yra labai, asmeniška ir labai susijęs su savo tema ir jis actually gavo gerą pažymį. Palai, kurią mokyklą tu ėjai? Aš jau į Vilniaus žemų gimnaziją. O, same. Tu irgi pažagai? Aš baigiau važiavę. Tu man. Pala, jis man pasakoja, aš prisimenu, kad mano lietuvių mokytoja pasakoja, kad jo pasirėmė čia vyras Jokeriu ir viskas normaliai. Ta prasme, gerai rėmėsi, viską teisingai. Pala. A, tai tu mano metų, ar ne? Pala, kelintais, kurio tu laidavai? Pirmais buvau, tai baigiau 20, man atrodo. Ne, aš baigiau 19. Tai tu vienais metais vyresnis, ar ne? Man 23.
Tai jo, tai tu vienais metais už man, Tu mes ėjome tą pačią gimnaziją? Nu, aš tai jau senai žinau. Jis sako, nepasakė šitą. Šiaip faktas, aš su nieko nešnekėjau gimnazijoje. Aš su ausinėm vaikščiau pastoviai. Su vyresniais beveik nekalbėjau, tai... Nu, tai aš su nieko nešnekėjau. Ok, bet aš noriu pasakyti, man atrodo, tai, kad tu pasiremi Jokeriu, čia yra išimtis netaisyklė. Tai aš ėmiausi Jokeriu, bet... Kažkas, nes aš atsimenu... Paskui, man tokia artima istorija, aš toks, iš kur aš girdėjau. Bet tu kaip tai žinojai, jeigu mes 12 klasėje rašėm, iš kur tu išgirdėjai? Aš nežinau, bet... Ai, gal tiesiog tą pačią mokytą, pas tą pačią mokytą, kaip ir tas mano draugas. Jo. Tikriausiai. Turbūt. Aš atsimenu, kokia ten mokyta buvo, bet... Aš irgi vardo neatsimenu. Gal ir gerai, kad ne. Turbūt tą patį jaučiu, nes jeigu apie Jokerį. Nu, gal šiaip visi žinojo apie Jokerį. Visi žino apie Jokerį. Čia toks dalykas, kad jau ten visi girdėjo. Bet jo, aš šitą prisimenu, nes nusakė, kaip pavyzdį, jeigu teisingai pasirėmė, tada gali bet kuo praktiškai remti. Jo. Atseit. Nu, turi pakliūti vertintojas. Turi pakliūti vertintojas, kuris yra atviras tokiems dalykams. Jeigu to mokytą vertino, tai tada aš manau supras, bet jeigu tu per VBA rašai, tai čia tiesiog nuo sėkmės priklauso. Nu jo, nes vienas iš mano kursiokų pasirėmė Love is War, kai rašė. Aš net nežiūrėjau to dar. Tai... Aš žiūrėjau ir perskaičiau, man atrodo. Nu tai ir jam nelabai gerai sekės. Aš 3 metus rėmiausi kiekvienam rašinė Hamleto. Nes ko tau daugiau reikia? Hamletas viską paliečia? Viską paliečia. Aš galėjau apie viską rašyti tik su Hamletu. Aš buvau genijus Hamleto. Aš jį buvau perskaitęs tai pusiau dar. Čia kaip aš visur remiausi šitą į Salto ir šešėlį. Ir nebuvau jo perskaitęs. Aš tai Jono Biliūną, man atrodo, remiausi ant Lasda, žinai, ir panašiai tais kūriniais. O, beis. Visą laiką, man atrodo, kiekvienam rašiniui. Aš pasakysiu life hacką, bet jeigu jūs klausytojai dabar esate 12 klasėje, jūs planuosite laikyti egzaminą lietuvių, ką jūs turėtume daryti, nes jis yra privalomas, tai jūs net neturi pasirinkimo, būtinai perskaitykite Konspektai abiturientui. Tikriausiai geriausia knyga. Nesuskaitęs. Aš tik patarčiau visai, jeigu jūs esate dar mokykloje, tai rašykite literatūrinę, buvo žymiai lengviau. Rašykite... Samprotavimo žymiai lengviau. Ne, jeigu tu išmoksi 3 knygas, tau literatūrinį taip lengva parašyti, tiesiog. Ką žinau, aš nemokėjau ne vienos knygos ir man buvo too easy. Ne, samprotavimo. Hamletą. Bet kurį tipą aš turintį. Aš visada tik samprotimus, nes aš neskaičiau knygų. Gailiuosi šiek tiek, manau. Samprotavimas yra daug lengvesnis, nes tau nereikia skaityti knygų iš tikrųjų, nes tu gali samprotauti. Čia irgi priklauso labai. Nu, visai nesamprotame, tau irgi reikia pasiremti knygomis. Taip, bet daug mažiau. Daug mažiau, bet čia realiai priklauso, nes kai kurie žmonės nemėgsta tiek mąstyti, jie tiesiog pasako, šitas žmogus taip mąstė. Šiaip tai tu teisingai sakai, labai priklauso nuo žmogaus. Priminėjai vieną dalyką, mano kursiokas, matematikas, papasakojo, kaip jis rašydavo rašinius mokykloje. Tai jis sakydavo, tiesiog rašydavo kaip matematinę formulę vos, ne, kad čia pagrindinis teiginys, tada ten 3 sakiniai argumentai ir tada dar pavyzdys. Ir taip jis kiekvieną rašinį sakydavo, rašydavo. Tiesiog pakeisdavo ten tuos kūrinius ir tada ten kokia ten kitokia pagrindinė mintis buvo. Ir jis realiai pagal formulę tokią rašydavo. Kurie ar bando įkišti. Bet iš tikrųjų taip ir reikia rašyti. Taip ir bando įkišti ir tada sako, kad visus... Bet čia labiausiai užknistavo man šitą dalykas. Mokytoja kiekvieną kartą. Jo... Jūs turite išmokti pagal struktūrą rašyti kitą dieną. Taip nuobodu skaityti abiturientų darbus, nes jie visi tokie patys, visi tą pačią struktūrą, visi taip pat rašo. Man reikia tokių, rašykit įdomiai. Ir aš toks, tai ko jūs norite iš manęs? Aš rašau įdomiai ir tada aš gaunu 4. Nu, aš džiaugiuosi 4, supraskite teisingai. Aš jau pas jūs mokytų darydavo tą tokį po rašinių dalyką, kad pereidavo per visų klaidas ir tada paskydavo ten kokį top 10 jokingiausių klaidų ar ten nusišnekėjimų, mes važiavome. O ne. Pas mus po kiekvieno rašinio tokį darydavo ir žiauriai jokinga būdavo vis tiek. Nors ir buvo keli. Realiai, jeigu žmonės frazes netaip naudodavo, pavyzdžiui. Arba frazes, arba tiesiog kūrinį, tarkim, apie Hamletą ten. Jo, jeigu gerai, kad Hamletas nusižudė tiesiog. Jo, tokius dalykus, kaip faktinės klaidos, tiesiog visiškos. Šitas jokingiausias būdavo, kad tiesiog nusišneka visiškai apie kūrinį. Faktinės klaidos, ten Brisiaus galas, ką ten užšovė, ką žinau. Varčios kašiukas.
Pas mus visą laiką lyzdavo, kai sakydavo, kad jeigu kažkas, pavyzdžiui, pasakydavo, įtakodavo ir toks ne, daro įtaką. Įtakodavo nėra žodžio. Ir visi, žinai, man kartais atrodo, kad kai visi naudoja žodį, tiesiog tas žodis turėtų patapti žodžiu kartais. Jo. Ne visais atvejais, bet šiuo atveju. Nepritartų. Ne. Kaip jo, mūsų mokytoja visada, kai kažkas atsakydavo jo į klausimą, tai sakydavo kieno. Immediately. Pamatytum nulis pingo, nulis MS-ų. Ir sakė, kieno. Čia kaip robotas užprogramuotas. Ir tada, kieno? Ir tada pasakai, taip. Čia tiesiog, čia canon įvykis. Aš manau, mes jau nuvažiavom labai toli nuo... Mes tik kalbame. Ne, mes tik 17 minučių kalbame. Ne į temą. Šitas jėgelis nieko nesibos. Ignai, kokia mūsų tema šiandien? Labai džiaugiuosi, kad paklausai ir aš tikrai šitą nesakiau praeitą epizodą. Mes šį epizodą pagaliau, tikiuosi, pabaigsime kalbėti apie top 6 žaidimų, kurie mums labiausiai patiko, padarė įtakos, arba mes juos geriausiai atsimenam. Taip, mes turime po 2 kiekvienas. Tai iš viso 6. Mes praėjom iš viso 18, pirmi 2 epizodai buvo po 6, tai praėjom 12, liko 6. Liko 6, bet aš žiūriu savo sąrašą ir aš noriu išbraukti kelis, nes aš galvojau. Taip. Tai aš matau pas sąrašą dar daug kitų papildomų yra. Daug papildomų, bet tu gali pasirinkti. Apie šitą aš nenoriu iš vis šnekėti. Apie šitą aš noriu šnekėti. Raštas kaip mediko, tai aš nelabai suprantu, ką čia parašyti. Pas mane mintis greičiau eina nei ranka, tai sunku rašyti. Aš irgi taip sakau savo. Teisingai. Nori pradėti šnekėti? Tai aš manau, nupraėjom visą, Igno. Teisingai. Kaip man gerai. Gerai. Mano kitas žaidimas iš 2 likusių yra Call of Juarez Gunslinger. Va čia tai žaids. Aš, kad ir kaip keista, man westernas žiauriai patinka. Šitas žaidimas kaip tik yra westernas. Jis turi žiauriai panašumų su Story About My Uncle. Iš tikrųjų, kad jis yra žaidimas, kur yra kažkas pasakojama. Tai ten iš esmės žaidimas seka pagrindinį veikėją, toks Silas Greaves. Ir jis tipo yra, kaubojus ir jis ten bounty hunter panašiai. Ir jis pasakoja savo istoriją, kaip jis ten keliavo, kaip jis ten su Billy the Kid ten buvo susidėjęs, ten su kitom žymiom tenais figūrom iš westernų ten. Dabar aš neatsimenu ne vieno iš jų vardą, dėl to, kad aš žaidžiau tą žaidimą gal prieš gerus 2 metus. Gal net 2, gal prieš 1, man rods. Man rods, kažkada mes buvome susiskambinę ir tu žaidėjai ir aš toks, tu klausėsi Hot Iron šį rytą, ne? Aš norėjau pažaisti Call of Juarez Gunslinger. Oi, tai gaila, negaliu. Ir žaidimas seka tą veikėją ir jis kiekvieną kartą, kai jis pasakoja, pavyzdžiui, kad ten, tai aš jau ten ėjau keliu ir tada pasukau į kairę dešinę, ten pasirodo, kad buvo ten pastatas ir tada tas pastatas tiesiog atsiranda. Iš dangaus nukrenta pastatas ir toks, yra pastatas. Ir jis yra žiauriai tiesiog malonus žaidimas, jis yra first person shooteris, tiesiog yra daug priešų, tu turi ten revolverį arba ten 2 revolverius, turi shotguną, turi rifle paprastą ir tiesiog eini ir šaudai ir klausai istorijos, viskas žiauriai gerai įgarsinta, gražiai animuota, žaidimas labai malonu žaisti. Garso fonas, garso takelis su žaidimu yra tiesiog nuostabus. Kaip man patinka, kaip vienas žmogus įvardėjo, kuris tą žaidimą aprašė, kad tai yra tiesiog tobulas brain off shooteris. Tai čia kaip labai toks panašus į tokį similar, į generic westerną, na? Jo, jis labai senatinis westernas. Iš esmės turi įsivaizduoti, kad senis sėdi bare, pasakoja istoriją, koks jis buvo kietas, kai jis buvo jaunas. Tai čia kaip to senelis, realiai. Jo. Jis ir yra senelis. Jis ir yra senelis. Jis tiesiog pasakoja, ir tada jie buvo mano fermas. Ir aš sakiau, vaikai, jūs dingsat nuo mano fermos. Ir tiesiog jis pasakoja, ir kiti žmonės bare tokie, aišku, tikrai, tikiu. Jis toks, taip ir buvo. Čia kaip Stevenas Seagalas pasakoja apie savo
Ir tada jokingiausia, kad žaidimo galėtų tiesiog nušaunti to žmogų, kuris visą laiką įsipisinėjo iš tavęs, kad tu nesąmonės kalbėt. Jo, Tu nes žaidži pasirodo... už tą senelį, ar ne? Jo, jis pasakoja apie savo jaunystę ir tu žaidai jo jaunystę. Ir tada prieina galą ir taip pasirodo, kad tas, kuris pastoviai ten jam įkirsdavo į žodį, buvo priešas jo. Bet įdomu tai, kad jis įsikirtinėjo, nes todėl, kad jis priešas, jis ir viską žinojo, nes jis buvo irgi. Jo. Tas ir buvo įdomu. Bet iš tikrųjų pataisydavo, nes jis meluodavo tas senis, ar ne? Taip, aišku, nes aš buvau toks krūtas, kai buvau jaunas, jis toks nieko panašus, nieko nebuvo. Šiaip būtų įdomus toks mechanik, jeigu, tarkim, tu ten šaudaisi, jis ant pasakoja ir tu tada žaidži už jo tą jaunystės metus ir, tarkim, tu ten kovoji prieš 3 žmonės ir, tarkim, tu nušauni juos, bet tau pataiko į ranką. Ir tu ten pasakoji kaip senis, kad, aš ten 3 nušauju žmonės ir ten nieks į mane nepataikė panašiai ir tada tas priešas sakytų, ne, iš tikrųjų, tavo ranka buvo sužeista tuo metu. Ir tai būtų gerai, jeigu dinamiškai tai būtų. Bet ir būna kartais dinamiškai, kad kažkas tai vyksta ir tada jis pasitaiso ir tiesiog žaidime tas pasitaiso. Būna specialūs atvejai, būna, kad ten, pavyzdžiui... Yra toksai mechanika, ne? Bet labai specifiniais atvejais, kur jau suplanuota aiškiai, kad, pavyzdžiui, kad tu gali ten įeiti, pavyzdžiui, pro priekinės duris arba galinės ir jis pasako, tai žinoma, aš pasirinkau galinės duris arba žinoma, aš pasirinkau priekinės duris. Ir tu toks, wow, esminis skirtumas. Ir tada tu atidarai abi duris ir jos į tą pačią lygiai vietą nueina. Ir tu toks, okei. Bet jis yra interpretuotas, bet tiesiog, kad nėra labai jo plačiai. Kas plačiai? Plačiai pritaikomas. Ne, nėra plačiai pritaikomas. Nėra plačiai. Faktas yra, kad žaidimas smagu žaisti. Žaidimas yra tiesiog, aš jį perės jau 5 kartus. Ir tiesiog, kiek aš skaičiau, kiek visi žmonės jie prašo, brain off, gauni šaudyti smagu, garsai, kai šaudaisi smagu, muzika smagu, istorija smagu, viskas smagu, tiesiog smagu. Tai toks žaidimas, kur gali tiesiog bet kada įsijungti ir tiesiog atsijungi ir tau smagu kelias valandas ir tu pasileidi Hot Iron fone ir tiesiog blestini. Ir šaudais, jo. Ir labai yra maloni mechanika, kur tu gali paspausti, man regis, Q ant klaviatūros ir tada visas laikas sustoja. Ir tu gali šaudyti visus tiesiog taip nemokamai. Ir tada būna, kad tu... Jo, ir tada būna, kad tu sušaudai, tada laikas vėl pradėjo bėgti, tada visi tiesiog... Iškart sukrenta. Tiesiog fanfire padaro, čia. Žiauri malonu. Tiesiog malonų žaidimas. Ir garsas, sakau, garso takelis, kaip visi garsai yra įrašyti, tiesiog malonu yra žaisti. Kai tu kažkam pataikai galvą, jaučias, kad tu pataikai galvą. Jisai dink soundas kaip per CSGO kokį. Ne, yra labiau toks panašus garsas, kad kažkas paėmė ir arbūzą su kūju tiesiog sudaužė. Jo, aš nežinau, ar žino Dying Light, kaip yra garso takelis. Irgi tas žaidimas man išlikęs yra, nors aš jį ne per daug žaidęs, bet kiek žaidęs, maloniausia dalis yra pasiimti kažkokį tai blunt, kietą kuokos tipo ginklą ir daužyti zombius arba žmonės. Nes tu jauti kiekvieną kartą, kaip lūžta kaulai. Aš nesuprantu, kaip jie tos garsus padarė, bet garsai yra tokie tikri, kad tu daužaisi. Jie sudaužė tikrų žmonės, dėl to gal tokius garsus. Kai aš dropkickinu moterį nuo tilto, aš girdžiu, kaip aš... Aš įsivaizduoju, kaip kurie iš tikrųjų dropkickino. Gal tą tikrą garsą, žinai. Skambi kaip psichopatas. Man patinka klausytis, kaip miršta žmonės. Tu turi pažaist, kad suprasti, kai tu su tokiu monkey wrenchu kažkam tai duodi per galvą ir tu girdi tą garsą, tą crunchy garsą, kai connectina. Kažkas traška. Kažkas traška. Ir tiesiog, čia kažkoks tai Pavlovian respons man būna. Taip pat. Aš jaučiu kažkokį tai malonumą iš to. Aš nežinau, ar aš turėčiau eiti psichiatrinę, bet kol kas nėra visiškai kitų. Filosofija čia, ar tai jau išprotėjimą, žinai, iš tikrųjų. Čia priklausomai nuo to, į kurią eisi sferą, o čia kitą, kad galėsim pašnekėti. O tu žaidėjai antrą dalį, šiaip? Ne. Ar nebandai? Ne, nesu. Aš pirmą noriu pabaigti ir tada galbūt mąstysiu antrą pažaisti. Bet pirmą sakau, yra dalykų, kurie man nepatinka. Pavyzdžiui, kad veikėjai sako, gali palakstyti po miestą pirmin atgal 20 kartų, nes kodėl ne. Ir aš toks, nenoriu, šiaip pavojinga. O galim pasakyti, nenoriu. Nenoriu. Nėra tokio pasirinkimo. Aš pasidaviau ant questo, kur pasakė, tu turi užsukti 3 ventilius dujų.
Ir jie yra 3 skirtingose vietose mieste išbarstyti. Ir aš ties antrų pasidaviau, nes aš jo neradau. Ir, tipo, ir dar kita dalis, kai sako, jo, jeigu neužsuksi, čia sproks miestas. Ir tiesiog, aš nerandu jo jau 2 valandą. Kada tas miestas sproks? Tik tu vienintelis gali užsukti. Tik aš. Niekas negali kitas. Žinai, kad pasidalintume darbais, ne, tu vienas turi tuos 3 užsukti. Man priminėt apie ventilius, kaip tik užsukinėt. Aš pamogus. Nu, vienas iš variantų. Aš atsimenu, kai aš žaidžiau Mirror's Edge. Irgi žiauri geras žaidimas. Irgi žiauri gera istorija. Geriausias parkūro žaidimas, už antrą dalį tikrai geresnis. Ir aš irgi tiesiog dėjau iki vietą žiauri linksmą žaidimą, žiauri. Aš tiesiog nežinojau, kur eiti. Aš tiesiog šokinėjau, kaip, nežinau, kaip bežionė, tiesiog tenais kažkokiam kambarį ir aš tiesiog, kur man eiti, ką man daryti, kur man nueiti. Po to susitarkiau ir praėjau ir po to aš ten tą žaidimą gali perėti per 4 valandas, jis žiauri trumpas. Šitas minusas su open world games, kad tu gali bet kur eiti, bet iš tikrųjų tu nežinai dažnai kur eiti. Tasme, reikia sukurti tokį pasaulį, kad būtų plius minus aišku, kur tu gali eiti, kad progresuotum toliau. Ne, su open world labiau man problemų būna, kad arba yra tik vienas kelias eiti, arba tu gali visur eiti ir nieko nėra. Būna tas toksai jausmas, kad tu gali bet kur eiti, bet iš tikrųjų yra tik tai vienas kelias, kur gali eiti. Tasme, nėra suprogramuota, kad bet kur galėtum eiti. Witcher 3 Wild Hunt, bet ten tai open world žaidimas. Nesvarbu, kur pasukai, tu rasi kažką fainą. Elden Ring irgi panašiai skaičiu visai. Jo. Geri pavyzdžiai šitų žaidimų. Čia Legend of Zelda Breath of the Wild yra to tipo žaidimas. Baldur's Gate nesenai išėjęs. Baldur's Gate 3. Ganėtinai buvo kaip čia. Baldur's Gate 3, va čia irgi žaidimas. O Baldur's Gate tai įspūdingas žaidimas. Yra multiplayeris. Bet ten labai daug reikia laiko praleisti, Ai, tas. kad pajausim tą tikrą experience. Aš nežinau, man Baldur's Gate, aš žinau, kad jis žiauri geras, manęs tiesiog netraukia žaisti. Dude, aš noriu, bet aš nemokėsiu tiek pinigų, aš neturiu tiek pinigų. Kiek jis kainuoja, 7 eurų ten? Kaip... Šiam, paprasti šiam. Ne taip kaip Forspoken už 80. Bet tu gauni žaidimą, kur ten gali 100 valandų pažaisti, o Forspoken tu pažaidi 1 valandą ir supranti, kad čia jau ištrinti kuo greičiau reikia šitą šūdą. Tai reikia ištrinti pradėjus žaisti. Blema, aš nesusinti ir tu supranti. Tu turi ištrinti praėjus intro, kad būtum spėjęs per 2 valandas, kad galėtum gražinti. Jo, kad galėtum gražinti pinigus. Nes tu nori atgauti savo 80. Ne, tu realiai tu nusipirkai ir iš karto refundini, kad kai straipsniai, kur ten rašo, oi, kiek ten žmonių refundina tą žaidimą, kad padidėtų skaičius ir tada sumažėtų reputacija to žaidimo darbo. Kad būtum statistikos dalis. Tu specialiai nusipirkai, kad pafuckintum tuos kūrėjus, kad jie išleido tokį šūdą realiai. Nu, tarsi, kiek daug esu žaidimų nusipirkęs, kur aš pažaidžiau kokias 3 valandas ir aš toks, buvo linksma. Aš nieko nebežaisiu šito žaidimo daugiau. Tas, kad tau patiko, buvo linksma, bet tiesiog neįtraukė. Žinai, kas yra įdomu su Steam'u? Tu gali Steam'u, netgi praėjęs tas 2 savaitės ir 2 valandos žaidimą, tu gali vis tiek paprašyti refund. Bet tau vis tiek duosi, ne? Ne, bet jie yra tikrinami vis tiek žmogaus, visi refund requestai yra tikrinami žmogaus. Jeigu tu sužaidai mažiau negu 2 arba 2 savaitės, tada automatiškai tai tada realiai tau visada grąžins. Tada tau automatiškai, bet po to patikrins ir jeigu tu normalią priežastį, grąžina. O tinka priežastis buvo neįdomu? Jo. Okay. Jo, jeigu tu sakai, manęs nedomina ir aš jau niekada nebežaisiu, aš jau nebenoriu. Ar aš galiu tiesiog... Aš turiu iš tokių žaidimų, kuriuos man reikėtų tada tai padaryti. Jie galėtų visada refundinti tik tai, kad ne pilną kainą, tarkim, bet jeigu jau labai daug pražaidai, tai galėtų bent kažkokią dalį. Ne, jeigu jau pražaidai daug, tada tai tavo produktas. Jo, ne, tu negali tą prasme... Bet jeigu tu pažaidai, sakykime, 2,5 valandos, klemba, nepagaunu. Neįdėm. Ir aš 5 metus nežaidžiau. Man realiai neįdomu, galit prašau jį atimti iš mano library tiesiog ir atiduoti tuos 10 eurų. Ir be to mažiau... Ir tada nežaidė to žaidimo ilgą laiką ir tada galvoja, nu gerai, reikia pabandyti jau po 2 metų kokių. Ir be to vienu mažiau nekokybiškų žaidimų tavo library. Tai jas galima paslėpti, bet faktas yra, kad nemalonu tiesiog turėti kažką tokio. Aš turiu tokių žaidimų, kur dauguma tų žaidimų būna roguelikes, kur aš manau, kad toj bus žiauriai linksma ir tada toks... Ne, pasirodo, kad ne. Liūdna būtų, man čia realiai buvo su Alina of the Arena, aš pažaidžiau 3 valandas, aš darėjau ending ir aš toks, jo, buvo faina, nėra prasmės žaisti iš naujo. Nu, vat, aš
turėjau blogą nuojautą, kad tai bus, bet, nu... Bet fainas žaidimas, kame problema. Įdomus dalykas, bet aš neturiu jokio poreikio bandyti iš naujo. Čia tikriausiai menas, kad, ta prasme, žaidimas, kad tu galėtum žaisti keletą kartų. Jis Jo. turi būti labai specifiškai sukurtas, nes jis turi būti komplikuotas viduje, bet paprastas iš išorės. Ja. Kad tau nesijaustų, kad pradėti žaisti yra didelė investicija, bet kai tu įsižaidi, tada tu jį pajauti, kaip po truputį investuoji. Todėl, pavyzdžiui, Binding of Isaac veikia, Jo, todėl jo, Risk of Rain veikia. Bet, pavyzdžiui, kodėl manęs neužveda ten, sakykime, koksai... Shogun Showdown yra, bet neseniai išėjęs, toks kortų, jo, kortų žaidimas. Jis linksmas, bet aš kaip pažaidžiu į 2 kartus, aš nenoriu pradėti dar vieno žaidimo. Man lygiai tas pats, aš perėjau demo kelis kartus, aš manau, viską pamačiau. Čia dabar bus tik aukštesni skaičiai ir daugiau žalos darys priešai, bet aš netikiu, kad žaidimas gali kažkuo tai nustebinti mane ir aš nesijaučiu užtektinai iš tiesų pats, kad aš galiu tobulėti ypatingai. Ten negali realiai. Čia roguelike'ose yra svarbiausia dalis, kad tu turi galėti tobulėti, kad būtų įdomu. Jo, ta prasme, aišku, kai kuriuose mažiau, kai kuriuose daugiau, bet būtent man visą laiką būna ta investicija pradinė. Ir su visais žaidimais aš būnu toks, kartais, žinai, kaip būna tas jausmas, kad tiesiog turi visą biblioteką ir tu toks, aš tiesiog pajung žaidimą yra didelė investicija. Aš investuoju laiką, kad pasijung žaidimą. Jo, sunku būna net įjung žaidimą. Bet čia būna tada mano argumentas labiau, kad tu ateini vos ne su pretekstu, kad žaidimas turi man suteikti to džiaugsmą, kai tu iš tiesų turi ateiti su mintim, aš noriu džiaugtis ir aš stengsiuos džiaugtis žaidimu. Ir jeigu tu ir taip ateini su mintimi, kad mane turi kažkas kitas pradžiugint, tavęs nepradžiugins tas žaidimas vienaip ar kitaip. Nesvarbu, ką tu darysi, tai tavęs nepradžiugins. Eik tada pasivaikščiot, realiai. Nes man yra irgi buvę, tiesiog žiūri į savo Steam library ir toks, aš turiu daug žaidimų, kuriuos reikėtų kažkada pradėti ar pratęs, bet nenoriu. Čia investicija būtų ir tada tu pažaidi 5 minutės, man nuobodu. Jo, man tas ir būna, pažaidi 5 minutės ir tu toks valandas, bet tada neįdomu. Būtent ateina tas supratimas, bent jau man, kad aš net nebandau džiaugtis žaidimu, aš nebandau investuoti savęs į jį, aš jį tiesiog įsijungiu ir aš tikiuosi, kad jis kažkaip įtrauks mane, bet be mano įsitraukimo to irgi negali būti. Aš sakyčiau, kad kai kurie žaidimai greičiau tave užmotyvuoja įsitraukti. Čia faktas, čia tada jau dizainas būna Jo, geresnis. nes, pavyzdžiui, aš pasibėjau, kad Binding of Isaac aš visą laiką galiu pasijungti. Jo. Nes man investicija ta pradinė yra žiauriai maža kažkaip toks jau. Net kai jį palyginus nėra tokia didelė, palyginus su kitais žaidimais yra didesnė, jį visiems to aš toks paimu ir toks, aš galiu sužaisti ten biškį. Vieną raną galės. Jo, sužaisti vieną raną. Tokį experience, jau kurį laiką žaidėjai, tai tau dėl to lengviau, žinai. Bet, aš žaidė 600, bet aš į Risk of Rain įdėjęs 300 ir man su to nėra. Kai Risk of Rain aš pradedu šoks, kai reikia tą pradžią praeiti ir ta pradžia tokia žiauriai lėta ir ten nėra ką daryti. Kad tu jau perėjai, jauties, kad tu perėjai viską tame žaidime. Ne, aš kaip pagalvoju apie Risk of Rain ir ypač apie pirmą dalį. Mes kalbėjome apie Risk of Rain. Čia mes dabar kalbame apie žiauriai daug žaidimų ir aš tikrai nepasakosiu, kaip kiekvienas žaidimas apie ką ten yra. Nes čia mes tada sėdėtume ne juokais, galėtume čia 3 valandas kalbėti. Bet Risk of Rain, ta prasme, pirma dalis yra 2D, antra dalis yra 3D. Ir ta 2D dalis, aš kaip pagalvoju, gal, kai ten žiauriai daug monstrų atsiranda ir tu tiesiog šaudai, ten sprogimai vyksta, ten tu nužudai ten 20 monstrų ten per 2 sekundės ir ten tada nužudai vieną, įsprogsi dar kokią 15. Žiauriai linksma. Žiauriai dopaminą tiesiog kelia. Bet kai aš pagalvoju, kad man reikia dedikuoti ne kokias 30 minučių, kad pasiekti tą vietą, arba dedikuoti kokias geras 15, kad pasiekti vietą, kur darosi, jau nuoširdžiai įdomu, aš toks, nenoriu dedikuoti. Padarykit pradžią įdomią. Isaacas tiesiog turi tą tokią pradžią geresnę, tu iš karto jau pajauti. Jo pradžia yra strategiška, galas yra chaotiškas. Pradžioje tu strateguoji, po to tu perini iš mikro žaidimo į makro žaidimą. Kur mikro tu tokius, kur aš raktą išleisiu, kur aš šitas 3 monetas išleisiu, ar aš imsiu ten secret room ieškosiu ar neieškosiu. Po to tu toks, ar aš galiu sugadinti šitą žaidimą savo, ta prasme, visiškai sudaužyti per šitą lygį,
ar man dar reikia palaukti kito. Ar aš galiu... Kiek aš galiu rerolint Secret Room itemų vienu metu? Ar aš galiu va, tiesiog padaryti, kad būtų gauti visus daiktus. Tiesiog breakfastint. Ar aš galiu breakfast gauti? Ja, aš modą instaliavęs, aš nekenčiu breakfasting. Čia durniausias dalykas. Man teko patirti visai nesenai, buvau nusivylęs, bet ką padaryti. Aš nekenčiu to dalyko. Man jis nesuprantamas, kodėl jis egzistuoja. Breakfastinimas, kad jūs suprastumėt klausyti, nes čia be kontekstų žiaurkiais įskamba tokia, mes pusryčiaujam. No. Yra per Binding of Isaac toks daiktas vadinasi breakfast ir jis duoda +1 gyvybę. Yeah. Ir jis yra, kai tu praeini visus daiktus žaidime, tai kokius visus esi pamatęs. Jo, ir ten yra kokie 600 jų. Daug. Tai tu turi pasistengti, tada visi daiktai patampa breakfast. Tu nebegali gauti daugiau unikalių daiktų, tu gauni tik vieną nieko nenaudingą itemą ir man nepatinka tas dalykas, nes neretai, bent jau man būna, kad aš patampu situacijoje, kur aš viską esu matęs, bet aš noriu toliau žaisti žaidimą. Dažniausiai taip atsitinka, kai gauni šitą Glitch Crown, nes tiesiog tu pamatai 5 daiktus per vieną daiktą, per vieną piedestalą pamatai 5 daiktus. Žodžiu, mums reikia nustoti kalbėti, nes klausytėms tiesiog jaučiu neįdomu. Šiaip, aš turiu dar tangentą. Aš žaidžiau Isaac. Crazy. Oh, wow. Vieną runą norėjau sužaisti. Vieną. Ir tada aš nuėjau Dark Room, padariau trūko to dalyko. Ir aš toks, pabandysim šitą reruną. Taip, Victory lapę. Gerai, nuėjom vieną, man atrodo, vis labiau darosi chaotiška. Ir aš toks, nežinau, ar aš trečią padarysiu, nes tada tu esi lost ir aš mentlų neturiu unlockinės dar. Ir tada chestas prieš man. Aš buvau Dark Room'e, gaunu chestą. Atidarau, sėdė tiesiog Holy Mantle vidai. Ir toks, gerai. Turiu 12 papildomų gyvybių, važiuojam. Vakvailiausias dalykas. Okay. Čia reikėtų žiauriai daug pasakos, čia reikėtų daug aiškinti, ką tu pasakai, bet taip buvo. Klausyti tai buvo. Tu dabar savo akitą matai, manau, laikas jau perleido mano vadžias, tai tada toliau tęsim. Matai, pasakok. Lolas, bet aš galvoju gal praleis League of Legends kol kas. Puiku. Praleidžiam Legendų lygą. Ar tu nori kitą žaidimą pasakyti? Gali būti, kad trūks laiko apie Legendų lygą aš kalbėti. Gerai, pašnekėsim. Šiaip galim ilgai, manau, aš nekėtum daug tangents turėtų. Ir aš jaučiu, kad klausytėms labai patiktų, nes lietuviai labai mėgsta LOLą kažkodėl. Lietuviai, aš skaičiau, lietuviai anksčiau mėgo LOLą, dabar kažkaip net tiek daug. Ne, man atrodo, tiesiog taip atrodo, kad čia mūsų inner circles. Galbūt mes dabar nebešnekam su žmonėm, kurie mėgsta. Man atrodo, kad jis toks pat populiarus. Man atrodo, jis toks pat populiarus. Nes, žinai, ten, pavyzdžiui, vyresni žmonės supažindina jaunesnius su juo, čia toks kaip ciklas. Gerai, pasakyk kitą žaidimą tada. Tik mano kitas žaidimas sąraše būtų Geometry Dash. Aš šitą nesitikėjau. Panašus į Growtopiją, labai toksai... Aš jį žaisdavau 5 klasėje. Jo, realiai pradinės mokyklos žaidimas, kai visi žaisdavo mokyklai. Ir aš pradėjau tiesiog vieną žaisti, nes man patiko visas žaidimas. Tai kaip žaidimas vyksta, kad yra 2D platformeris ir tu bandai pereiti per lygį, nemirdamas ne vieną kartą. Tai turi per visą lygį pereiti nemiręs. Tai nėra jokių checkpointų, nieko. Tai tu turi viską įsimint, sugebėti pereiti. Ir čia reikalauja labai daug sugebėjimų, ypač kai lygiai būna labai sunkus. Bet iš pradžių, tu kai pražaisi, tai yra 21 pagrindinis lygis. Tai čia tie lygiai, kurie buvo sukurti kūrėjo žaidimo. Tai jie yra ganėtinai lengvi palyginus su kitais, nes yra dar galimybė kiekvienam žaidėjui sukurti savo lygį. Yra žiauriai daug sukurta lygių, aišku, kaip ir bet kokiam žaidime tokiam. Ir žmonės sugeba labai unikalių lygių sukurti. Jie gali kaip, su tokiu ganėtinai minimalistiniu editoriu sukurti labai įspūdingus lygius. Kartais sugeba net meną sukurti už to, kad lygiai realiai atrodo kaip paveikslas. Ir labai įdomu pažiūrėti, kaip kiti žaidėjai, kai jie žaidžia ir parodo per visą lygį, kaip pereina, tai pamatyti, kaip jis atrodo ir kaip
jie sugeba sukurti su tokiu paprastu editorium tokius neįtikėtinus dalykus. Tai čia vienas toks faktorius labai įdomus yra. Ir tada kitas yra, kad labai sunkus lygiai buvo paskui. Aš tą pat norėjau sakyti. Sunkių lygių, kur žmonės praleidžia šimtus valandų, kad pereitų vieną lygį. Yra toks sąrašas, kur yra 75, daugiau ten yra, bet pagrindė 75 lygiai, kurie sunkiausia. Ir žmonės bando realiai pereiti per tą sąrašą visą, kad būtų geriausi žaidėjai vos ne pasaulyje ir panašiai. Tai kai kurie lygiai ten, patys sunkiausiai reikalauja kai kurių žmonių ten kokius 400 000 kartų, kad pereitų. Tai čia yra maks, kiek esu matęs. Galiu pasakyti. Šitas žaidimas yra vienas iš tų tokių Jis prasidėjo, jis yra paremtas Impossible Game, kuris yra Rage Game, 100%. Šitas gal mažiau, bet aš taip pat noriu pabrėžti, kad tie 20 lygų, kuriuos sukūrė kūrėjas, jie lengvi kabutėse, kokie pirmi 10 lengvi. Yeah. Aš tiek atsimenu. Galiu tik patvirtinti, aš irgi progimnazijoje žaidžiau, tai irgi aš žaidžiau ir tada tiesiog siena. Jeigu turėtum pasakyti, koks yra learning curve, tiesiog mokymosi šitą kreivę, yra stati. Yra tiesiog stati. Jo, kai tu žaisi, tai tie pradiniai lygis tikrai sunkus būna. Nes iš pradžių būna, peršok vieną šitą spyglį. Peršok du. Peršok du ir tada dar kartą pašok. Ir dabar išspręsk man šitą hiperbolę, kuri yra su 5 kintamaisiais, surask tangentą ir tuo pačiu Apskaičiuok saulės masę. Apskaičiuok saulės masę ir kodėl ji yra žmogaus pėdos pločio. Ja, bet juokinga šiaip pagalvojus, nes jeigu įsivaizduotum kreivę, to learning curve, tai tie pradiniai lygiai būtų prie pat žemės realiai. Jo, tada būna status toksai ir tu nematai, kad yra status pakilimas ir tada jie eina vėl toliau ir tada tu perini į oną ir tada tiesiog eina vėl stačiai į viršų. Tai pamatyti tokius gebėjimus, kaip žmonės perėmė tokius sunkius lygius, neįtikėtina buvo. Ir įdomu pamatyti, kaip žmonės ten mėnesius net, žinai, bando perėti. Ne, ten yra žiauriai įspūdinga, aš esu matęs. Aš net nesu realiai tiek daug žaidęs, gal ant telefono daugiau, kai neturėdavau ką veikti kaime, panašiai kaip su Grautopija, kai mažas buvau. Bet esu dar ir ant kompo šiek tiek žaidęs, bet ne tiek daug, manau. Ir bandžiau irgi perėti tuos, kur kiti žmonės sukūrė lygius, tai ten yra šiaip sistema reitingo pagal sunkumą. Tai sunkiausias lygis yra Demon ir tada yra easy, lengvas, tada vidutinis, sunkus, sunkesnis, insane ir tada jau ekstremalus, extreme. Tai extreme čia jau sunkiausias. Ir tada extreme turi dar savo kaip sąrašą sunkiausių lygių. Kategorizacija. Tai realiai aš bandžiau perėti ir aš perėjęs su vidutiniu ir tada vieną perėjau tą sunkų lygį. Bet jau man reikėjo daug pasitengti, kad perėčiau. Ir kai tu miršti ten, jau perėjęs 60 ar 70% lygio, kažkai tiesiog vietai, kur tu galvoji ten labai lengvai perėsi, tai sukelia tokį stresą ir pyktį tiesiog vidinį, kad nežinau, bet tu tada tiesiog vėl bandai iš naujo. Ta rage game dalis iš to tikriausiai ir ateina. Jo, aš į žaidimą įėjau labiau iš rhythm game senos, nes yra lygiai, kurie kaip ritmo žaidimas yra sukurtas. Pagal muziką. Praleidau iš tikrųjų. Tai čia nepaminėjau, gal nebuvo taip aišku, bet kiekvienas lygis turi savo muziką, soundtrack ar kaip čia. Dainą. Jo, dainą. Ir šiaip iš pradžių dar buvo tik tai kelios dainos, kurias tu galėjai naudoti, bet tada atidarė, kad tu galėtum iš Newgrounds paimti. Tai čia toks puslapis, nežinot, kur būna žaidimų ir dainos visokios keliamos ir panašiai ir menas jo. Viską kelia, tiesiog portalas. Galėjai nuo vieno update'o paimti dainas iš to puslapio į savo lygį. Ir yra visokių dainų ir daina realiai ne tai, kad ritmas suteikia lygiai, pavyzdžiui, kaip kitose ritmo žaidimuose, bet daina kaip estetiškai labiau padeda lygiai. Tarsi, dekoracijos ir panašiai priklauso nuo dainos labiau, o ritmas kaip pačiam žaidimui, kaip
tu žaidi, nėra tiek svarbus, nes dažnai nėra pagal ritmą, kuriami lygiai. Yra keli, man jie patiko. Yra keli pagoritmai, pradiniai pagoritmai yra labiau. Tarsi yra tai, kad bando suritmuoti pagal dainą, bet dažniausiai čia tiesiog kaip toks additional, papildomas dalykas lygiai yra padarytas. Aš atsimenu, kai būdavau progimnazijai, aš galėdavau pereiti kai kurios sunkesnius lygius ir tipo kiti žmonės man duodavo savo telefonus, kad aš juos pereičiau. Ir aš atsimenu, aš turėjau tokį kaip toks, girdėti, Ignas gali pereiti tos lygius ir aš toks, jo, problema. Bet čia lengva. Aš ne tik perėsiu lygį, aš noriu dar visas 3 monetas surinkti. Aš žinau, kur jas ras, nes čia nieko ypatingo. Aš tiesiog žinau. Šiaip buvo vienas juokingas toks video, ką mačiau visai dar neseniai, kad vienas toks lietuvis perėjo ten gal 3 ar 2 pagal sunkumą lygį, anksčiau jis buvo 1. Tai kai jis perėjo, įsikėlė video, ne verification, bet kaip jis pereina tiesiog tą lygą. Ir tada dar buvo pridėti klipai, kai jo draugai, kiti lietuviai, vos ne jį kaip pasveikina, kad jis perėjo tą lygą, nes jis labai ilgai užtruko su juo. Tai tiesiog matai tuos jų videos ir kai kurie ten buvo, ne tik ten daugumą turėjo tik garsus, bet kai kurie ir videos dar buvo idėja. Tu matai, kaip jie sveikina jį vos ne taip iš širdies, žinai, maladės, čia Jonai. Klausyk, tu grįžai iš karo, tavo žmona tavęs laukia, tavo vaikas tavęs pasijugo, jam dabar jau 15 metų. Ir kai kurie taip dar sarkastiškai, žinai, Jonai, tu čia praleidai 100 ar kiek tam valandų ant kažkokio ten paprasto žaidimo. Jo, ant paprasto kažkokio žaidimo, bet jo, gerai padirbėjai. Visai neblogai. Jo, visai neblogai padirbėjai, jo. Tai buvo visai taip wholesome. Tai va. Jo, bet nežinau, fainas. Aš sakau, aš žaidžiau lygius pagrindinė, kur buvo ir užtegina, kad turiu pagal ritmą eina ir tada bandžiau tuos ir tada kažkada aš supratau, kad aš nenoriu investuoti tiek laiko išmokti tą žaidimą ir pasidaviau. Laiko reikalauja iš tikrųjų. Bet fainas, galima parekomenduoti pabandyti. Bet jis ant telefonų yra, jis nieko nereikalauja. Kaip žmonės žaidžia, tai ne tie geriausi žaidėjai, jie dažniausiai ten 2 metus, 3 kokius pažaidžia ir tada nustavo žaisti daugas. Nes jis toks labai ganėtinai pasikartotinas. Jis nėra inovatyvus, tu turi vieną mygtuką, tu gali tik pašokti. Kaip žmonės kiti sukuria lygius. Jeigu jie nėra skirtingi, tai tada labai atsibosta tas. Bet vis tiek žaidimo mechanika yra tokia ganėtinai paprasta, nors sunkumas pareina iš to, kad tu turi būti labai tikslus. Jo. Bet pati mechanika dažnai nesiskiria, tiesiog paspaudi, kai jau priartėjai prie kažkokio spyglio ar ko ir tada viskas. Viskas, per vėlo, pabaigiam. Tai jeigu nespėjai, tai miršti. Nepasižiūrėjau. Jau, tęsiam? Ja, tęs toliau. Tęsiam, aš perbraukiau žaidimus iš pradinio sąrašo, imsim iš kito. Keičiam sąrašus. Pradėsime nuo žaidimo, kurį aš daugiau žaidęs, tai yra Synthetic Legion Rising. Čia yra labai specifiškas tavo žaidimas. Čia yra man labai specifiškas žaidimas, jis yra nuostabus, aš siūlau jį žaisti, plus dar vokiškos kilmės, tai tuo labiau. Synthetic Legion Rising primena iš išvaizdos top-down, tai iš viršaus žiūrint ir paukščio perspektyvos twin stick shooterį iš esmės. Jis žaidžiamas su klaviatūra ar pele, galima valdyti veikėją ir su pele galima šaudyti. Žaidimas vyksta su šaunamaisiais ginklais ir principas yra labai paprasta. Tavo veikėjas vaikšto, jis turi gyvybės. Jeigu tave pašauna, prarandi gyvybę, miršti, jeigu jų nebeturi. Šauni priešus, darai jiems žalos, pataikai jiems į galvą, darai eksponencialiai daugiau žalos. Jau prasideda intriga. Reikia pataikyti į galvą. Į galvą pataikyti yra gerai, bet nebūtina. Gali. Bet ten pataikyti pakankamai specifiškai, atsimenu, ten turi taip pakankamai užtaikyti ant galvos užtaikyti, tai turi preciziškai nutaikyti savo pelę. Ir būtent žaidimas labai puikiai apdovanoja, tu gauni garsą labai malonų, tokį gerą tinktelėjimą. Jo, atsimenu tą. Ir tikslas koks, tu atsirandi, iš esmės, tam tikroje erdvėje
ir tau reikia surasti teleporterį į kitą. Beveik primena Risk of Rain, nes jis irgi turi pasikrauti kelias sekundės ir tada tave išteleportuoja į kitą lygį. Ir tarp tavęs ir jo stovi labai daug kitų robotų, tu žaidi kaip robotas ir yra kitų robotų, kurie bando tave pašaut. Ir tikslas yra dasigaut, kai tu aktyvuoji teleporterį, visi priešai lygiai išgirsta, kaip tu jį aktyvuoji ir ateina. Ir ateina pusę. Ir tu tą kartoji, kol daini iki bosų, yra keli lygiai, ir tada galiausiai tu bandai sustabdyti Armageddon. Nes robotai įgavo sąmonę ir jie dabar bando sunaikinti pasaulį. Tai eik stabdyti. No pressure. Primena tą Team Fortress, Man of Wars. Jo. Tokį. Tai iš esmės, no pressure, stabdyk pasaulio pabaigą. Įdomumas žaidimas yra koks. Visų pirma, žaidimas yra gana sunkus. Vadinasi... Galiu patvirtinti šitą, esu bandęs. Vadinasi, šūviai yra gana taiklus, nebent tu judi. Vadinasi, jeigu tu nori taikliai šaudyti, tu turi sustot, pašaut ir tada gali bandyti vengti šūvių. Kaip ir tas. Priešai yra siaubingai taiklus, jeigu jie stovi ar šauda. Ir dar jeigu tu naini žemesnius lygius, jie tampa iš tiesų absurdiškai efektyvus tave naikint ir jų niekada nebūna po vieną. Vadinasi, tu pereini pirmus kelis, būna iš esmės sudalinti lygiai, yra pirma grupė lygių, antra ir trečia ir tada eina jau Armageddon. Ir pirma grupė lygių, viskas yra gana ramu. Priešai lėtai šaudo, lėtai juda. Antra grupė lygių, prasideda problematiški dalykai. Yra, pavyzdžiui, priešai, kurie teleportuojasi po visą ekraną ir šaudo pro sienas. Labai sąžininga. Labai faina, kai ateina priešas, kuris sako, man nerūpi už ko tu slėpies, man nerūpi kur tu slėpies ir man nerūpi kaip greitai tu judi. Čia yra konceptai, bet tik tau. Ir trečias lygis yra tiesiog mes paėmėm minigun turetą ir mes jį padėjom ant kojų, kurios gali lakstyti paskui tave ir jam taip pat nereikia keisti amunicijos, jam jį tiesiog nesibaigia. Arba čia yra tankas, kuris įjungia orbitalinį lazerį, kuris tave tiesiog pavers pelenais per kelias sekundės. Sėkmės, jis turi 50 kartų daugiau gyvybių nei to. Ir žaidimas tampa įdomus tuo, kad viskas jame yra atsitiktinio. Ne tik tai ginklai yra jų principas, ką jie šaudo ar kaip jie šaudo yra tas pats, tačiau jie gali turėti aibę skirtingų variacijų ir tu taip pat jos gali modifikuoti aibę skirtingais būdais. Tai gauti visiškai tą patį ginklą yra praktiškai neįmanoma. Ir taip pat lygiai būna kiekvieną kartą sugeneruoti skirtingai, kurie priešai jose būna yra sugeneruota. Ir žaidimas kiekvieną raną yra skirtingas ir padeda, kad gali išraisti vieną iš 8 klasių, kurios visos turi dar ir skirtingus daiktus, su kuriais pradeda, ir skirtingus gebėjimus, pagal kuriuos tu gali keisti strategiją ir tada taktiškai bandyti pasirinkti skirtingus, pavyzdžiui, daiktus, kuriuos tu gali rasti pakeliui einant. Daiktų irgi yra pilna, kurį gali rasti, kurie irgi skirtingai harmonizuoja su veikėjų ir kitais daiktais. Ok, tai kiek paklausiau tas, tai labai skamba panašiai kaip Risk of Rain, tiesiog. Taip, tai yra roguelike'as, bet man jis yra iš esmės tobulas roguelike'as, kurį tu gali pažaist ir tu jauti, kad jeigu tu įdėsi laiką išmokti, ta labai apsidovanos tas. Jis yra labai turi aukštą, jis labai išraiškingas tavo gebėjimui. Jeigu tu iš tikrųjų moki žaisti, labai lengva atskirti mokantį ir nemokantį žaisti. Taip. Nes jis irgi turi daug tokių specifiškų mažų dalykų, kurie, pavyzdžiui, ginklai gali užstrigti ir tu turi paspausti greitai porą mygtukų, kad juos atstrigint. Tu tiesiog pradėti daužyti savo šitą tarpo mygtuką, kad atkimšti ginklą. Ir problema, kad nesvarbu, kada tu bandai paspausti šaut, visada yra šansas, kad jis užstrigs. Ir jeigu tu tiesiog tavo strategija yra, aš įbėgsiu 50 priešų ir juos visus iššaudysiu, ir tada jis užstringa, tada yra blogai. Tai pavyzdžiui, geras žaidėjas greitai sureaguos, greitai atkimš, arba tiesiog nebėgs, arba pasiruoš. Reikia turėti omeny, kad šitas gali įvykti. Gali įvykti, tu gali atjungti, kad tai tau negalėtų nutikti, bet tai išima labai daug to atsitiktinio elemento iš žaidimo. Ir pats žaidimas, aš atsimenu, kad tiesiog... Palengvėja tiesiog žaidimas. Taip. Tai padarai. Yra daug įvairių aspektų, pavyzdžiui, tos variacijos ginklų gali ten, atsimenu, būti ten
pragariškos, dieviškos, tenais kokias ten įvairių ten yra žiauriai įdomių ginklų, kai ten X6 Sniper Dragon 420. Jo, yra XX 420 Sniper Dragon, kuris jeigu tu padarai 360 prieš šaudamas daro 2x damage. Tai... Jis labai gerai harmonizuoja su MLG Airhornu. Situational ginklas. Ne situational. Jis visą laiką teikia. Kiekvieną kartą prieš šaudamas tu padarai 360 su pele ir tada šauni ir jeigu tu nušauni kažką prokini MLG Airhorną, kuris padidina tavo kito šūvio damage, tiesiog supranti. Jis linksmas. Tai stekinas, jeigu taip nuolatos darai. MLG Airhornas gali pats save triggerint. Jis triggerina, kai tu kažką nužudai, bet jis taip pat nuo savo triggerinimo gali triggerinti. Aš ir tai maniau, kad čia buvo juokelis, kad tu juokavai, kad tu gali pasileisti garso efektą, bet čia iš tikrųjų daiktas, ne? Čia yra daiktas MLG Airhornas, jis yra raudonos retumą, vadinasi, jis yra žiauriai geras. Šiaip, įdomu tai, kad kaip ir, pavyzdžiui, per Risk of Rain yra irgi balti, ten mėlyni, žali daiktai ir raudoni. Ja. Raudoni itemai per daiktai per Synthetic. Dažniausiai būna tokie, jie žiauriai geri ir tu tikriausiai mirsi dėl jo. Jo. Yra Incubus daiktas, kuris tau atima visus skydus ir už tai tau duoda labai aukštą health, lifesteal, kad kai tu darai žalos, tu atsigydai. Yra Berserkeris, kuris daro tą patį, bet jis tau duoda labai daug gyvybių už tai, kiek tu prarandi to skydą ir jis tau duoda health regen. Yra Akira, kuris ant kiekvieno šūvio, kurį tu pataikai, turi šansą visą ekraną paversti sprogimais, kurie gali vėl nuo savęs paties sproginti. Risk of Rain. Panašiai. Ja, ir tu gali mirti, ir jeigu ką, tie sprogimai daro žalą tau pačiam. Viskas daro žalą tau pačiam ir kai kurie ginklai turi rikaušiai. Vadinasi, aš esu kartą su sniperiu šovęs į sieną, jis 5 kampus atsimušė ir man pataikė headshotą ir mane toj pat nužudė. Būtų jokinga, jeigu su tuo MLG ginklu tiesiog padarai 360, nušauni prieš ir tada O, labai rekomenduoju pažaisti su draugais, ypač jeigu nori juos prarasti. Ypač su draugais būna labai fana, nes tau kiekvieną kartą parodo, kiek žalos padarei su Friendly Fire šone. Tai kartą buvo, aš žaidžiau su draugu ir jis gavo shotguną, kuris rolino Burst Fire 5 ir tai buvo Energy shotgunas. Tai vadinasi, jis tiesiog paspaudus tavo left click, kairį mygtuką, kad šaut vieną kartą ir iš jo ginklo milžiniškų spredų per visą ekraną eidavo 5 bangos kulkų, kurios jį ištrindavo visą ekraną. Ir vieną kartą aš netyčia atsiradau tarp jo ginklo ir vieno mažo krepšinio kamolio. Ir man baigėsi labai blogai. Kaip tai man primena dabar kitą žaidimą, Nuclear Throne? Esat žaidę? Nesu žaidęs, nežinau. Žinot tą žaidimą? Ne. Nežinot Nuclear Throne? Okay. Aš galbūt girdėjęs, bet neprisimenu. Jis ten irgi roguelike ir irgi idėja, kad ten pilna ginklų galim prisirinkti. Ir irgi toks top down ir ten tipo idėja, kad ten vyko ten radioaktyvių kataklizmą kažkokią ir ten visi ten šunys ten su šautuvais vaikšto, ten skorpionai turi, ten bombas nešiojas, žodžiu. Čia taip kaip Falloutas koks. Tai... Jo, ir ten iš viršaus į apšį žiūri irgi ir viskas pikseliuota yra. Ir žiūri linksmai ir irgi gali daug šautuvų prisirinkti ir ten, pavyzdžiui, šautuvai padaro, kad ten, jo, tai šitą kūką pataikai ir tada kūkas proksi 6 kūkas ir tada ten visas ekranas nusidažo kūkom. Tiesiog įeini į lygį ir ten yra kokie 500 priešų ir tiesiog šaudai per kokias 10 sekundžių žudai kokius 300 priešų. Yeah. Būtent taip ir būna tokių gerų. Tu gali rolinti pačius kvailiausius dalykus įmanomus. Tu gali rolinti arbaletą, kuris bus burst fire ir dėl to turės papildomai šito kulkų capacity. Vadinasi, kažkokiu būdu, ne tai, kad tu kiekvieną kartą įdedi naują strėlę arbaletą, jis kažkokiu būdu turi 2. Ir dabar tavo arbaletas gali užstrikti. Kulka gali užstrikti arbaletę ir tu turi jį ant žemės. Tu turi tą juostelę patrauk biškį atgal. Kažkur prisispaudė juostelę. Taip pat yra kitas labai fainas ginklas, vadinasi Chaos Launcheris. Tai yra Burst Fire SMG, submachine gun, kuris turi labai smagų efektą. Kiekviena kulka daro atsitiktinį tarp 0 ir labai daug žalos. Ir kiekvieną kartą, kai tu paspaudė šauti, tu atsitiktinai šausi Burst Fire 4 arba 25 kulko.
ir tavo max size yra 25 kulkos. Tai kartais tu paspaudai left click ir tavo visos kulkos išsitratina tuoj pat iš tavo ginklo. Man tai patiko, tiesiog kaip tai vadinai tą ginklą. Nu, tai čia pistoletas, submachine gunas ir assault rifle viename. Mes kai kūrėme, mes padarėme eilutę kokso ir tada mes pagalvojom, o kas jeigu sudėtum visus ginklus į vieną? Įdomu, kas gautasi. Iš esmės tas ginklas yra toks puikus, nes tu gali įeiti ir toks, o, čia yra daug priešų, aš paspausiu vieną kartą ir aš juos... Ir tada šauni vieną kulką. Ir tada šauni vieną kulką. Ir kitą kartą būna vienas kažkoks gūnas ir toks, reikia nušaudyti, visas tavo megas iškrenta. Kas yra blogai, nes tau reikia kaupti amuniciją ir tau jai reikia prižiūrėti, nes tai jau gali pasibaigti. Labai greitai. Ir kitas dalykas, jeigu tu, kas pradedančiajam yra sunkiausia suprast, kai tu keiti megus, tavo veikėjas nėra toks, sakykime, benamis, kad jis kiekvieną kartą pustuščius megus imtų atgal savo į kuprinę. Ne, jis tiesiog numeta ant grindų. Vadinasi, jeigu tu pustuštį megą manai, kad gali pakeisti ir pasilikti kulkas, be šans, tos kulkos dabar yra kažkur ant grindų ir tu jų niekada nebegausi. Žaidimas yra specifiškas. Ir būtent žaidimas iš esmės save bando parduoti kaip tactical shooteris. Jis bando turėti tą taktinį aspektą ir papildomai tau reikia su strategija jį pradėti žaisti, nes be strategijos tu irgi be šansų. Jis tampa, nors jis tampa vėlesnėse lygiuose, jis tampa labai greitas, labai adrenalino pilnas, nes viskas tiesiog visur vyksta ir tu turi viską matyti vienu metu. Jis išlieka taktiškas, tavo taktiškas gebėjimas turi išlikti, tu turi pastoviai mąstyti, kaip teisingai elgtis kiekvienoje situacijoje. Tiesiog tavo mąstymas pasidaro greitesnis. Muzika tampa garsesnė, tavo adrenalinas pradeda greičiau keliauti po kūną ir tavo mąstymas turi pritapti su vis greitėjančiais priešais. Kas yra juokinga, nes kas kažkiek laiko žaidimas pats tau išmes terror level increased, kas yra statas veikėjo. Tu turi statą, kuris iš tiesų vadinasi terror level. Ir jis, kuo daugiau tu žudai, tuo labiau jis kyla, vadinasi, priešų, sakykime, direktorius siunčia daugiau ir sunkesnių priešų ir kas kartą, kai jis paaukštėja, jis atsiunčia Elite Kill Squadą, kas būna kokie 4 tiesiog robotai, kurie turi assault rifle, kuris šaudo kaip miniganas, kurie yra greiti, turi stun neidus, turi shield, EMP neidus, viską, kad tave ištrinti greitai nuo mepo. Ir tu turi greit susitvarkyti su tuo. Elitas ne šiaip savo. Terror lygis didėja pagal laiką ar pagal... Pagal tai, kiek tu žudai, taip pat yra itemas, kurį tu gali panaudoti ir jis tiesiog jį padidina. Kad būtų tiesiog linksmiau. Kad būtų linksmiau. Aš galiu papasakoti apie dar vieną žaidimą, kuris intensyvėja, ko jį daugiau žaidė, nes kitas žaidimas mano sąraše yra Terraria. O, Terraria. Aš mėgstu Terraria. Terraria, ką mes... ten biškai daugiau. Jeigu jūs paklausime kokio žmogaus, kuris nėra žaidęs Terrarias, jis apibūdintų jį kaip 2D Minecraftą. Jo, aš manau, daug žmonių asocijuotų su Minecraftu šitą žaidimą. Aš tiesiog, jeigu jis pasakytų, kad tai yra 2D Minecraftas, jis gautų vieną iš kairės pliūchą, tada iš dešinės. Ir jis nebeatsikeltų daugiau. Ir jis nebeatsikeltų. Čia mano garantija. Žinai, kaip aš aprašyčiau Terrariją. Leidžiam Ignui papasakoti apie... Teisingai. Ne, jeigu aš turėčiau aprašyti Terrariją, tai yra 2D sandbox žaidimas. Sandbox su tiksliu tikslu, ta prasme, realia pabaiga. Ir su labai daug visko, ką galėjome padaryti. Taip. Ir čia aš turiu atskirti Minecraft nuo Terrarijos, nes taip jie panašus, bet skirtumas yra, kad Terrarija tu iš tiesų turi ką veikti. O Minecraftas labiau tuščias savo žaidimas. Tu susigalvojai pats. Jie tiesiog, ta prasme, jie nėra nei geresnis ar blogesnis vienas už kitą, jie tiesiog... Minecraftas yra labiau toks sandbox žaidimas, o Terrarija turi labiau tokia kaip ir istorija. Jie turi tikslą. Pasakysiu, jie abu turi tą principą, kad, tu gali įeit ir sandboxo visas tas šūkis yra, tu gali daryti, ką nori. Bet tai yra melas. Jūs nori apgauti žaidimų dizaineriai. Kai jie sako, tu gali daryti, ką nori, jie meluoja, nes tu negali daryti, ką nori. Tu negali smoking cracką. Ne, tu gali daryti tik tai tą, ką dizaineris įdėjo žaidimą. Ir nieko kita. Ar jie dėjo cracką į Minecraftą? Ne. Bet tu gali per Terrariją žaisti summonerį. Ir tada tu turi tiek laiko išnioti kreką realiam gyvenime. Jo, nes
Tau nereikia žaisti iš tikrųjų. Tu gali pasirinkti tiesiog nežai smoking žaidimą. Tu gali pasirinkti, instaliuoti daug modų, kad nereikėtų žaisti Terrarijos. Tu tą gali daryti su Minecraft'u? Aš nežinau. Gali. Bet Jo, Minecraft'as irgi. man paremtas didžiausias modas. skirtumas yra, kad Terrarija turi tiek daug dizaino elementų, kurie leidžia veikti tiek daug daugiau dalykų ir kurie tiek daug paįvairina žaidimą, kuo Minecraft'as, kurio sandbox'as, sakykime, yra gilesnis savo apimtimi ir savo gyliu, bet ji neturi tiek konkrečių elementų, kuriais būtų įmanoma iš tiesų kažką veikti. Nu, jo, dar tas faktas, kai užsiminėm apie modus, tai galima paminėti, kad Terraria realiai, tarsi modai yra kaip Terrarijos dalis, pačio pagrindinė vos ant žaidimo. Labiau negu, pavyzdžiui, Minecraft'e kokiam skaičiu. Aš sakyčiau, kad... Nes Minecraft'e mažiau vis tiek žmonių, manau, naudoja modus. Nu, procentaliai. Taip. Aš pasakyčiau argumentą dėl to, kad Minecraft'e modus instaliuoti yra sunkiau. Jo, nes Terraria labai paprasta. Labai Ypač paprasta. Dabar. Bet aš sakyčiau, kad Terrarija bendrai net ant bazinio lygio turi labai daug visko. Tiek daug. Ir aišku, ir Jo, bet, modai, aišku, damuša ten iki nerealių lygių, kiek tu ten gali visko daryti. Bet tiesiog, jeigu pažaidži vieną kartą paprastai ir duodi savo laiko, tiesiog pažaist, užkabina taip stipriai. Aš manau, vieną kartą užtenka pražaisti Terrariją. Kad suprastum, ar Be nori. modų. Ir tada jau gali siūsis modus. Tada gali siūsti modus. Laisvai. Aš tik tai spėju visus, kad jeigu jūs siūsitės tą, ką vadina bendruomenė Terrarijos quality of life modais, jūs savo gadinat žaidimą, nes jūs instaliuojate modą, kuris jūs leidžia žaisti mažiau žaidimo. Jeigu aš žaidžiu be storage modą, aš nežinau. Negerai, tas yra, aš nieko prieš, bet yra kai kurie modai, kurie tiesiog pasako, gerai, tu gauni mažiau žaisti žaidimą. Storage modas tau neleidžia mažiau žaisti žaidimo. Jis leidžia mažiau knistis po šitus. Okay, Aš pritarčiau visai, nes man nepatinka, tarkim, tau reikia elevatorių iki apačios įsikai, žinai. Bet... Ir tada yra itemas, kuris bum, tu jau turi elevatorių iki apačios. Jo, bet tada aš sakysiu, man patinka elevatoriukas, nes kai tu jį kasi, tu ne tai, kad tu tiesiog pasakai 1, 2 ir aš dabar tiesiog kitas 10 minučių kasiu tą nusileidimą į pragarą. Ne. Jeigu ką žaidimą galiu nusileisti pragarą, tai yra tikra vieta, žaidimas taip pat... Pragaras yra tikra. Ir taip pat yra pasaulio pabaigos, kairėje ir dešinėje pusėje. Sutikti pragarą. Taip, pasaulis plokščias. Bet faktas yra, Kaip ir Minecraft iš tikrųjų. kaip ir tikram gyvenime. Kaip gyvenime. Padėk klausykit savo tėvų. tą nusileidimą, niekada nebūna, kad tu tiesiog esi, tu tą pataikai ir tada tu randi, sakykime, kokį nors olą ir tu ten prasimaršai ir tu randi ten kažką. Ir tada randi nimfą ir į tave primuša ir tada tu grįžti į viršų. Tada tu randi moterį ir ji nori pagalbos ir tu nori padėti ir tada nutinka tas pats kaip kiekvieną sekmadienio naktį, kad tu atsibundi Lazdynuose. Krūmuose. Lazdynų. Jo. Patikslinimas. Neligoniniai, ačiū už patikslinimą. Tu randi kokį nors pastatą, tu randi naują biomą, tu randi kažkokį lobį. Niekada nebūna. Čia duoda tau ką veikt. Okay. Vienas modas, kurį aš asmeniškai naudoju, yra vein mineris. Man nepatinka. Vein mineris šitas modas, kur jeigu vienas oras, tai tu gali iškasti. Visus iškasti. Jo. Aš sakyčiau. Aš skaitau tą kasimą. Aš tą patį darau apie Minecraftą, nes aš skaitau, kad tai nėra, kad man kasimas tų dalykų, aš vis juos turiu surasti, kad jūs iškast, ir man kasimas visų tų daiktų nėra poteris. Tai man tiesiog sutaupimas laiko. Aš esu neutralus ties to, man patinka daužyti daiktus per Terrariją, nes man patinka tie garsai ir tas, kaip atrodo, tiesiog atpalaiduoja, tiesiog zenos eina man iš to. Iš kitos pusės, taip, tu labai nedaug prarandi. Tai čia toks neutralus. Aš turėčiau tokį vieną klausimą, jeigu tu apie šitą temą dar, tai tada gali pasakyti. Norėjau tik paminėti, jeigu jūs norite atsipalaiduoti, jeigu jūs norite pailsėti nuo gyvenimo, nuo problemų, pasiekti zenitą arba apšvietimą, jums ką reikia padaryti, tiesiog pasijungti Terrariją, pasiimti meškerę ir nuskristi į kosmosą ir pažvėjoti kosmose. Nes jūs galite žvėjoti kosmose. Jūs galite žvėjoti debesyse. Jo, kosmosas irgi yra tokia vieta, kurioje kosmosas realus. Jo, ir jūs ten galite žvėjoti. Jūs negalite kvėpuoti, netikėkite mokslu.
Ir jūs galite žvejot. Ir jūs, aš garantuoju, pasiklausę muzikos bent kokias 1,5 minutės, jūs pasieksite absoliučių zenitą. Ir pabrėžiu, kad jūs galite tos muzikos klausytis bet kada, nes jį yra Spotify. Aš skaičiu muziką gera, bet Calamity Mode muzika tiesiog. Yra magiška. Calamity Mode muzika yra magiška. Yra. Yra albumas, aš rekomenduoju, kad jūs pasiklausytumėte albumą, nes tas albumas yra labai geras. Jis yra labai geras. Mano asmeninės rekomendacijos yra Aquatic Scourge ir Sulfur Sea. Man labai patiko dar Destroyer. Man labai patiko, aš esu neoriginalus, man labai patiko Infection. Krabulonas. Krabulonas yra toks bosas, kuris yra krabas, ant kurio augo grybai. Ir taip pat man labai patiko, vadinasi The Crag, man atrodo. Jo, tai irgi faina. O ką jūs manote apie Jungle Dragon dainą? Yra labai gerai. Kompozitorius pagaliau nusprendė prisės prie mikrofono. Jis toksai, žinot ką, man nemoka už tai, kad aš sudeginsiu namus šito modo kūrėjo, bet šitas gablas bus fire. Jis bus ugnis. Jis jį paleis ir jam ausis nudegs. Litiškas. Jis litiškas, jo. Toks lietuviškas negi. Jeigu mes dar norime pakalbėti apie legendų lygą, kaip sakytų tikrai lietuviai, tai mums reikėtų tą pradėti daryti dabar. Ką mes galime pasakyti apie tą? Ar mes norime gal ir pasilikti? Ar nori tu... Ar tu... legendų lyga. Nu, tarsime, kaip jis žaidžia. Koks dar tavo žaidimas vienas? Mes jį galim greit praeiti. Aš galėčiau greit pašnekėti trumpai apie Dark and Darker, kuris neseniai pasirodė. Ir mes galim padaryti greitą kokių... Ir mes daugiau nieką nebešnekėsim apie League of Legends, nes čia bus tas vienas epizodas. Mes tiesiog galėsim parašyti, kuris tęs, kad buvo šnekėta apie League of Legends. Buvo šnekėta apie League of Legends. Realiai aš pasiėmiau ne tik dėl savęs legendų lygą, bet aš manau, mes visi trys tiesiog su liūdnu veidu turime pasirašę. Čia kaip vadinasi League of Legends anonimiškai? LA. League Anonymous. Gerai, papasakok apie Dark and Darker, papasakok greitai. Jeigu kas nors nori žaidimą ir jums patinka du dalykai, tai yra Dark and Darker ir kančia. Ne Dark and... Dungeons and Dragons ir kančia. Žodžiu. Jeigu jūs nori pažaisti žaidimą ir jums tas žaidimas patinka, tai jums tas žaidimas patiks. Jeigu jums patinka ledai, aš manau, jūs turėtumėte išbandyti ledus. Tiesą pasakius, tautologijos yra logiškai pagristos ir visada teisingos, tai aš neklydau. Faktas yra, jeigu jums patinka Dungeons and Dragons, arba šiaip bendrai high fantasy, ir kęsti kančias, pažaiskite Dark and Darker. Puikus žaidimas. Papasakok apie ką žaidimas. Žaidimas yra labai paprastai. Parduok žaidimą man, dabar parduok žaidimą man. Tu esi žaidęs Dungeons and Dragons. Taip, man labai patinka. Tau labai patinka. Įsivaizduok, tu pasirenki klasę per Dungeons and Dragons ir tu sakai, man trūksta pinigų. Kur aš einu pinigų? Per Dungeons and Dragons, sakytum, einu apiplėšti artimiausią turtuolę. Kažkaip išsiaiškinsim, Dievas mūsų nenužudys. Bet tu sakai, aš einu į kažkokį požemį ir aš ten tiesiog bandysiu kažkaip tai susirast kažkiek pinigų. Bet skirtumas yra, kad ne taip per Dungeons and Dragons nėra malonaus DM-o, kuris tave išgelbės. Faktas per Dark and Darker yra, kad iš tiesų tu gauni išgyventi tokio paprastą nuotykiuotojo gyvenimą, kuris nuėjo požymis ir jam ten tiesiog laukia pragaras. Vadinasi, kas yra, kaip žaidžiame Dark and Darker? Pirmas asmuo yra kelios klasės, dabar jau yra, arti tuzino, mes artėjom prie 10, kažkas tokia. Skirtingos klasės, turi paprastą kovotoją, tu turi šelmį. Raugą. Lietuvių kalba šelmis. Tada turi lankininką, magą, kleriką. Išleido dabar varloką. Barbarą. Yra barbaras, yra daug. Ir jų skirtumas esminis yra, jie gali dėvėti skirtingus rūbus ar šarvus, jie gali naudoti skirtingus ginklus, jie turi skirtingus gebėjimus, su kuriais pradeda kiekvieną raundą žaidimą. Ir tikslas yra koks. Praeik požymį, išgyvenk, susikaup kuo daugiau lobių ir iš tų lobių tada tu iš esmės gali pirkti geresnius savo ginklus, geresnę aprangą ir tada per naujo leistis. Ir tiesiog visas smagumas žaidimo yra iš pačios kovojimo, nes tu pagrinde įeini į požymį kažkokį, bet tu nesi vienas. Tu įeini su visais kitais žmonėm, kurie irgi tuo metu queuina.
į tą požemį. Čia kaip Dungeons and Dragons, tik tai, kad Tu kovoji. keli lobiai yra tuo pačiu metu dar. Jo, yra pilna Tame lobių pačiame visur. session. Visur požemėje yra pridėta lobių. Ir problema, nieks jais nenori dalintis. Tai ne tik tai tu kovoji prieš griaučius vaikštančius, prieš gargolius, prieš demonus, prieš zombius, prieš mumijas. Jeigu tu ką tik išėjai iš kovos ir tau netyčia griaučiai vaikštantis su dideliu kardu tvojo per petį ir tau praradai pusę gyvybių ir tada lankininkas žaidėjas išeina už kampo ir sako, ir tau strėlę paleidžia galvą, tau nepasisekė. Vadinasi, reikia iš naujo bandyti ir smagiausia dalis, kad visada tu jautiesi, kad tavo gebėjimas yra svarbus žaidime. Tai tu kiekvieną kartą, dar kartą, gal šį kartą su jais, gal šį kartą man pavyks pabėgti iš požemio su lobiais. Nes tikslas yra dait ir yra zona taip pat, kuri vis mažėja ir tave priverčia iš esmės eiti giliau ir atsiranda portalai ir tu gali pabėgti iš požemio su tuo, ką turi. Jeigu zonai stovi, tai tu prarandi gyvybės, mirsi, tai turi vis eiti į vidų, jeigu artyn, jeigu nenori mirt. Nori mirt. Ir jeigu tu miršti, prarandi viską. Ir kuo centre jau pradeda atsirasti tokie kaip akmenys, kurie tave išteleportuoja iš požemio. Ir jų yra limituotas kiekis. Jų yra limituotas kiekis, jų niekada neužtenka, kad visus išnešti, kurie įėjo. Ir labai smagu, tu taip pat turi kill feedą viršui dešiniai, tu matai, kas nuo ko mirė. Tai geriausia būna, kai kažkas pradeda žaisti magą ir tada tu matai, magas nužudė save su fireball spelu, nes jis paleido į sieną ir save susprogdino. Ir žaidimas yra labai fanas. Žaiskit būtinai su draugais. Aš manau, Draugais jis yra linksmiausias. Būtinai su draugais. Nes žymiai įdomiau. Nėra fainesnė dalyko man, kaip visada, pasirinkti lankininką, medžiotoją ir paleisti draugui tokią gerą, tokią draugišką strėlę į pakaušę. Nes jis tuo momentu, kai aš noriu griaučiams šauti galvą, jis išlenda ir ją pagauna. Herojiškai. Šiaip, kai esu žiūrėjęs, labai linksmai atrodo žaisti su lankininku ar tam wizardu. Tu tiesiog ramiai sėdi ten, koks kitas draugas lošia ten barbarianų ar kažkokį meilį klasę ir tu tiesiog šaudysi su lanku ten į tam kokį skeletoną iš tolio, pum, vieną strėlę, kitą strėlę. Savaime yra fainas, jas visas yra smagu žaisti. Labai linksmai yra, kai barbaras susimoja su kirviu ir tau nuneša galvą netyčia. Jo, yra vienas kirvis, kuris iš tiesų didžiulę arką taip iš šono tverk, ne, ten kūjis. Tai vieną kartą iš tiesų man yra irgi draugas, jis užsimojo ir iš užsimojimo mane už savęs tiesiog pačiupo ir man pusę gyvybių nuėmė, nes jis va taip trenkia aplink save. Aš atsimenu tiesiog vieną momentą, kai aš prisijungiau, parašiau Juliui toks, ar nori kažką pažaisti ir toks, ne, aš pastarąsias 6 valandas žaidžiu Dark and Darker, nes mes neturėsim kito momento ir aš rytoj irgi planuoju dar 9 valandas žaisti Dark and Darker. Jo, nes buvo keli iš esmės alpha playtestai nemokami, kur galėjai žaisti ir mes, man rodos, mes per trečią mes sužaidėm 50 valandų per 4 dienas. Ir dabar jis išėjo, jūs jį galite nusipirkti, jis labai brangus, jis labai apsimoka, jis čia yra iš tiesų geras žaidimas. Kad su jo buvo tokia drama, gan didelė. Bet čia ne esmė. Jo, čia ne esmė žaidimo, čia labiau kaip toks. Tada į tą dramą jūs galite pasidomėti klausytojai. Pasidomėkit, jeigu norit Iron Mace ir Nexon dramą, bet faktas yra žaidimas labai geras, žaiskit su draugais. Jeigu jūs žaisite kaip šelmis, jūs nusipelnėte mirt, nes tai taip ir nutiks. Šelmis labai visus užknisa, bet jis turi mažiausiai gyvybių žaidime, tai tu netyčia jį pričiupę su kumščiu gali netyčia užvožti negyvai. Yra buvę. Kalbam iš patirties. Aš realiai prisimenu kartą su draugu žaidėm, aš miriau, tai mes visi žiūrim, kaip jis žaidžia. Ir jis ten su kažkuo kapojasi ir abu matosi, kad labai mažai gyvybių likę. Priešas išsigando žaidėjas, jis pradėjo bėgti, tai draugas nusimetė visus rūbus, kurie nuėma bėgimo greičio, su kumščiais iš paskos ir tiesiog iš kumščio į pakaušį davė. Tiesiog žaidimas turi iš dalies juokingiausių momentų. Labai rekomenduoju visiems išbandyti, tikrai vertas dėmesio žaidimas. Dark and Darker. Labai gerai perteikia tą fantaziją, tokią tamsę. Mes galim pakalbėti apie kitą žaidimą, kuris perteikia fantaziją labai įdomią. Labai tamsę. Nu, jis atrodo labai šviesiai, bet kai tu jį patiri, jis yra kaip tikras narkotikas, kad pradžioje yra labai maloni. Bet po to jis sugadina tavo gyvenimą. Bet jis
viduje tau sukelia labai tamsių. Mes šnekam apie League of Legends. Legendų lyga. Legendų lyga. Gerai, pradedam kalbėti. Aš, kas... Mes turime visi ką iš mes pradžių galime realiai pristatyti, pakalbėti apie tai. kokia mūsų patirtis yra su žaidimu. Gal Pradėk tu, tiesiog, Ignai. kada pradėjom žaisti? Aš pradėjau Kodėl? žaisti... Aš pradėjau žaisti 5 sezoną. Ir kiek tu žaidėjai dar turi pasakyti? Aš žaidžiau 3 sezonus. Daugiau žaidėjų. Ir mane dabar prikalbino biški pažaisti. Ir žaisti Aramus iš tikrųjų visai linksma. Tu tik tai 3, nesakei, dar atsimenu žaidėm, kai buvom mokyklai, 12 klasė. Taip. Tai koks čia buvo sezonas? Negali būti, kad mes taip ilgai žaidėm. Ar aš žaidžiau taip ilgai? Aš to jau Aš momentu... 12 irgi dar žaidžiau. Aš to momentu aš ten jau labai menkai. Kai tu su tavim pradėjau bendrauti, aš nežaidžiau jau. Ja. Kai su tavim bendravau, nu tai ten jau labai menkai žaidžiau. Ne, mes žaisdavom tikrai dar. Nu gerai, sakykim, tada iki kokio 9 žaidžiau. Kažkas Kažkas gali Kada buvo 12 klasė čia prieš Kelintais 3-4 metus. Tai čia būtų... Jo, 9 sezonas. Kažkur sezonas. Ja. Kada tu pradėjai? Aš pradėjau po Igno, man atrodo. Tai kažkur 6 gal. Ir kiek žaidėjai? Žaidžiau... Žaidžiau iki šių metų, šiais metais baigiau žaisti kažkur sausį ar vasarį. Tai veteranas. Aš neskaičiau, kad aš lošiau pastovi nuolatos jį, bet realiai beveik kiekvieną dieną ar kas antrą, po vieną mačą kokį. Taip ir būna. Aš pradėjau žaisti 7 sezono pabaigoje pačioj ir tada aš kokius 2 metus, maros, jį labai religiškai daug žaidžiau. Ir tada, kai jie, vėliausiai, kai jie pakeitė itemus, kai jie pakeitė visus daiktus, aš nustojau žaisti. Čia neseniai dar kai buvo tas, kai mitikai atsirado, ar ne? Jo, kai jie pakeitė senus gerus itemus į tą Mythic Legendary sistemą, kurie turėjo sukurti įvairumo žaidėjų pasirinkimuose, kaip jie stato savo veikėjus. Ko niekada nebuvo įmanoma su tą sistemą padaryti. Gerai, prieš pradėjau kalbėti toliau, aš norėčiau vieną dalyką tik pasakyti. Kaip pradžioj pradėjau žaisti, aš nieko visiškai nesupratau, kas vyksta. Aš žaidžiau su draugais. Tai realiai jie tiesiog ten žaidė, suprasdavo, kas vyksta, jie ten kalbėdavo apie kažką, aš nesuprasdavau, apie ką jie kalba, nesuprasdavau, kas vyksta mano ekrane, galvodavau, aš prieš minionus susilaikovoju ir tada ateina kažkoks titanas, tipo priešininkas, jis mane nukarto nuo vieno karto ten, gerai, kas šį per nesąmonę. Ateina vėjas samurajus. Atrodo toks nesuprantamas visiškai žaidimas, bet tada, kai įsižaidžiau ir pradėjau jau suprast, kas vyksta maždaug, tada buvo žiauriai linksma. Kai dar nežinau, ką kiekvienas čempas darė, bet plius minus supratau jau, kaip žaisti, tai tada buvo, žiauriai linksma. Čia vienas realiai tokių... Geriausių žaidimo atsiminimų. Jo, iš visų žaidimų. Aš tą patį norėjau pasakyti, kad medaus mėnesis, arba medaus laikotarpis, geriau, nes ten ne mėnesis. Ir su League of Legends yra tikriausiai geriausias žaidimo patyrimas, kokį tu gali patirti. Ta minimalų mokėjimą. Kai tu supranti, kas vyksta, bet tu, pažiūrėjau, nežinai visų veikėjų, nežinai kaip visi statos, nežinai visų mechanikų, nežinai visų gilumų. Kai tu dar nepasiekiai tos vietos, kai tavo... Kai tu dar nepasiekiai tos vietos, kur tavo visi gebėjimai įsilygina. Bet kai tu pasiekiai tą vietą, kai įsilygina, tada jau yra nebelinksma. Čia nuo kokio 25-30 lygio maždaug iki ten kokių 200-300 gal valandų. Gal šiek tiek mažiau. Mažiau. Kokių 100. 300, sakot? Aš sakyčiau, aš per daug žaidžiau to žaidimą. Jo, tiesiog jis buvo žiauriai linksma iš pradžių. Ir aš tik vėliau susipratau, kad jis jau kurį laiką man tiesiog tapęs rutina. Jo, ir paskui, kai tu jau įsivažiuoji tą rutiną, jau supranti visus šempus, ką visi čempionai daro, ką tavo priešininkas gali padaryti maždaug, ką tu gali padaryti, tada jau tampa toks žaidimas, kur tu bandai nesuklysti. Nes jeigu tu suklysi, tai visas žaidimas tiesiog pavirsai pragarą. Tu žaidimą išsprendė. Ten 20 minučių kokio, 30 toliau. Tu žaidimą išsprendė iš esmės. Tu surandi sprendimą ir tu, pavyzdžiui, žinai, kad aš padariau šitą klaidą per kokias 6 minutę,
Ja, ir tu jau... Jeigu mano priešininkas žaidžia optimaliai, kad dauguma žmonių, kai pasiekia tokį lygį, jie pradeda žaisti pakankamai gerai. Tikrai optimaliai nežaidžia, bet jeigu to priešininkas tokio pačio lygio, tai jeigu tu suklysti vieną kartą ten anksčiau, tai tiesiog jis gali tuo pasinaudoti, kad tiek laiko nesažiningai tave toliau kapot, kad sunku ją padaryti ant tokio lygio klaidą, kad tu galėtum susigrąžinti žaidimą į rankas. Žaidimas, aš atsimenu, kad tave įtraukia kuo? Įtraukia pasauliu, įtraukia gražią grafiką. Nuoširdžiai man. Nuoširdžiai smagu žaisti, nes gana tiesiog tavo veikėja yra smagu žiūrėti, kaip tu kapojas. Aš dar galiu pabrėžti, kiek daug Riot Games, nebe Games. Riot žaidimai. Riot žaidimai, jie yra nusipelnę dabar būti vadinami žaidimais, nebe žaidimu. Kaip jie sukuria kokią tiesiog grupę veikėjų, kurie įtraukia. Kad ir kas tu esi, ar tu esi vaikas, ar tu suaugęs, tu senelis, močiutė, tau psichopatas, ne psichopatas, turi rankas visas, sakau, neturi visų rankų. Tu surasi kažką, kas tau patiks. Yeah. Tu esi gotas, tu esi azijietis, tu esi punkas, tu esi ten, tau patinka tokie veikėjai, tokie tu visiems surasi kažkas, kas tau patiks ir tau bus įdomu ir visi veikėjai yra įdomus, su įdomu prieš istoriam. Nebe visi. Nu, jie dirba, kad... Mes turim Serafį, mes turim Jumi. It's Olgar. Ne, bet kas įdomu, kad šitam žaidimui yra išimčių keletą. Istorijos, nėra loro, pačiam žaidime. Pačiam žaidime, ne. Tokių dalykų beveik, bet vis tiek įtraukia jie su savo veikėjais. Jo, bet už žaidimo yra tiek... Problema yra kokia? Jo, už žaidimo yra labai daug, jo. Žaidimas sugebėjo save, kuo labiau, tuo labiau jis bando, ta prasme, nusižudyti. Paprastai tarus. Čia kai jis sužaidė 15 minučių ranked solo. Jo! Jeigu rank solo, jeigu duo, tada jūs abu norit nusižudyti. Ir tada paklausiu, kodėl aš esu čia? Ar tik tam, kad kentėt? Čia mano patirtis, paskutinis kelis kartus, kai draugas sakė, jo, pasileisk, pažaisim, bus faina. Aš po 8 minučių, aš toks, kodėl aš joko klausiau, aš nenoriu čia būti. Mano patirtis buvo priešinga, nes paskutinis kartas, kai aš bendravau su draugu ir mane privertė pažaisti, aš buvau toks, visai linksma. Šiaip tai... Aramus žais visai linksma. Jo, Aramus turbūt. Aš turėjau žaisti Summoners Rift ir aš turėjau žaisti va čia padarai klaidą. Aš turėjau žaisti top lane. O tiesiog top lane yra kančia. Top lane. Masochizmo simuliatorius. Mano dalykas tas buvo blogas. Aš 8 visą sezoną prameininau jungle. Ką tu žaidėjai šiaip? Aš prameininau jungle ir tada aš nusprendžiau, man patinka topo čempai, aš einu topą žaisti. Ir nuo to laiko aš pastebėjau, kai tu iš top lane žiūri, kur tu taip neturi ką veikti, tu pastebi, ant kiek žaidimas iš tiesų sulūžęs ir ant kiek jis neveikia. Ties tiek daug dalykų. Mano 3 mėgstamiausi veikėjai turbūt, realiai, aš žaidžiau tik 2 veikėjus. Aš žaidžiau Jaxą ir aš žaidžiau Darius. Jo, šiaip geras klausimas, jam pasakyti savo mėgstamiausius veikėjus, kur žaidžiam. Nu tai tu žaidėjai topę pagrindinę. Aš žaidžiau pagrindinę topę. Mano mėgstamiausi 2 čempai buvo Jaxas ir Darius. Jaxas, aš dabar esu, man rods, ant 800,000 masterį. Pedofile, man. Ja, šitas mymas toks geras. Ir ant Dariaus kažkas ten net ne iš tolo arti. Ir dar... Ir dar kitas šempas, kuriam aš turiu tokį soft spot. Kuris? Warwickas. Warwickas. Ne, Jungle Warwickas yra tiesiog tu vaikštai, tu padarai čimkinus. Ir tada kažkas tai prarado pusę iš vitų. Bet tu realiai atsibundi tiesiog. Ir tu atsibundi, ir tu nulėki, ir tu jį tower divinį level 4, nužudai vienas be lanerio pagalbos. Ir tada tu išeini toliau junglin. Ir tada tu nužudai midlanerį po jo turėtų be problemą. Ir tada gauni ultą, ir tu double killini botą. Ir viskas chill. Ir tu pralaimi žaidimą, nes tavo ADC mental breakdowną turėjo. Sako, aš nebenoriu žaisti. Įdomi, tai tu perėjai į topą. Aš tai atvirkščiai vos, nes aš pradėjau nuo top lane'o. Ir tada perėjau į... Aš atsimenu, man patiko teamą žaisti, aš pradžią, kad pradėjau žaisti. Ir aš kaip pagalvojau, dabar aš buvau realiai toks evil, žinai, kad teamas, tiesiog žaidžiau. Man atrodo, tai nepasikeitė. Iš top lane'o perėjau į mid lane'ą ir tada daugiausia žaisdavau midę. Man labiausiai patikdavo, aš ten visokiais meižais loždavau, bet
daugiausia sužaidęs su Viktoru, Raizu, tada Eko žaisdavau, Akalę. Tai čia tie pagrindiniai labiausiai. Ok, aš turiu istoriją, aš turiu minkštą vietą savo širdį. Savo širdį Katarinai. Katarina. Senai Katarinai ir naujai Katarinai. Nes Abiem. aš seną Katariną, aš atsimenu savo pirmą patirtį. Aš žaidžiu bot žaidimą ir yra mūsų midlaner Katarina. Aš nežinau, kas jį yra, bet aš matau, dar buvo senas dizainas Katarinos. Senas tas paveiksliukas, kurį ten, nežinau, ką jį ten darė, ten šoko su 2 durklais. Ir aš tiesiog žaidžiu ir viskas gerai, aš botė, aš žudau pakalikus, ten nieko neįdomu, ten mane beveik nužudo Alistar, ten 2 lygio, nes aš nesupratau, ką darau, palindu paturetu, karvę. Bulius. Žodžiu. Ir tada, Katarina gavo double kill. Ir tada po kiek laiko, Katarina gavo triple kill. Ir aš tada ten nuimu, mirštu ten prieš bokštą, nes aš nežinau, ką aš darau. Ir aš tada einu 2 valandas iki savo atgal iki botlane, nes nežinau, kad turiu tada toks, Katarina gavo quadra kill. Katarina gavo pentakill. Ir taip atsitiko dar kokius 5 kartus. Satisfying jausmas išgirs pentakill, nežinau. Ir aš tada, kai pradėjau žaisti, aš toks, klausyk, draugė, o kai ką šiaip per veikėjas? Tai čia Katarina. Aš noriu Katariną pažaisti. Jie atrodo stipri. Ir aš pradėjau žaisti Katariną. Ir aš žaidžiau Katariną be quickcast. Kokius 10 žaidimų. Ir aš sakau, jie yra žiaurus šūdas, kas jie žaidžia. Ir po to man vienas žmogus pasakė, kaip daryti, kaip žaisti, kaip kombinacijas daryti ir kad nusimku į kes. Aš ją žaidžiau ne jokais kiekvieną žaidimą. Aš maksimaliai toks, mid. Čia žaidžiu dar tais laikais, kai turėdai įsijungti žaidimą ir parašyti, į kurią rolę eini. Aš irgi dar kurį laiką. Tiesiog būdavo mid or end. Čia visų taip prašydavo. Ir tada tu pasimdai midą ir tada tu varydavai midą ir eiktų savo būdavo. Pasaka. Realiai, aš nesakiau, aš irgi pradėjau kaip midlaneris. Pačius kokius pirmus 2 mėnesius aš maininau tik Taloną žaidžiau. Naują Taloną. Aš buvau menas. Aš tada kitą patirtį labai gerai atsimenu, aš žaidžiau Šivaną. Man labai jį patiko. Man dizainas jos labai patiko, nes manau, kad žiauri kieta idėja. Tu drakonas gali tapti. Jo, tu drakonas. Bet aš nemokėjau žaisti jungle. Ir aš nenorėjau žaisti jungle, nes mane gazina džiunglės. Ir mane vis dar gazina džiunglės. Tai aš... Baisu ten. Dabar tu turi Pokemoną vedžiotis. Ir tada tau rodo, žinai, kaip būna oro uostose ant grindų milžiniški tipo šitie strėlės. Strėlės kareitė. Tai dabar irgi džunglėse yra milžiniškos strėlės. Dabar eik daryti čia. Dabar tau reikėtų išgerti 200 ml vandens. Tokie dalykai. Nepamiršk pavalgyti ir kvepuot kas 2 sekundės. Kvepuokas, įkvėp, iškvėp. Žinokit, jūs vaikštot po džiunglės ir tada atbėga perūgęs vilkas su... Nežinau, 100 km per valandą bėga jūs ir šoka tiesiog ant jūsų. Čia aš. Su kanistą nugaros. Ko negazi? Arba kokia katė atskrenda tuo pačiu greičiu su peiliu. Maja su peiliu. Maja yra jau ką Julius katė. Mano katė yra labai šitą. Ir aš norėjau pasakyti, kad aš žaidžiau Šivaną top lane. Ir mano strategija buvo tiesiog naudoti ir viskas. Ir aš atsimenu, kai išėjo Eko. Ir jeigu žaidai ar ne, Šivaną? Ne, aš žaidžiau AD. Ir kai žaidavai Šivaną, ir aš žaidžiau prieš Eko. Ir žmonės visi pasakė tokie, žinai, kad tu kiši. Tiesiog, Ignai, aš žiūriu prasižaisdavau ir jis sako, žinai, tu kiši, bet viskas gerai, mes ištempsim, nes ne Eko žaidė top lane. Aš kišiu. Aš laimėjau prieš Eko. Čia buvo patirtis, aš jaučiausi pasaulio viršui, aš jaučiausi, kad aš karalius buvau. Ir tas jausmas, kai laimi LoL'o mačą, tai tu jauties kaip dievas, bet jeigu tu pralaimi, tai tu jauties kaip pakalikas žemiausio lygio, kuris iškentėjo 20 minučių nuo ownerio mušimo. Ateina su batagu. Mano panašios istorija su mano mėgstamiausiais čempionais. Aš galiu pabaigti. Mano paskutinė istorija yra, aš
nusipirkau Fiorą Yeah. ir kai jie buvo parivorkino, nusipirkau Project Fiorą, žaidžiau, lošiau, žiauriai patiko ir tada išėjo ponė su peiliais ant kojų, ko buvo apie Kamilę. Ir Kamilė buvo kaip tik mano stiliaus. Ir Kamilę aš žaidžiau irgi labai daug, tai čia mano pagrindinė čempionė. Yeah. Mano patirtis panašios. Aš prisimenu labai aiškiai, buvo 22 lygio. Jacksas buvo free rotation čempo. Aš nuėjau į normalą, pasirinkau, norėjau išbandyti. Normalų žaidimą. Yeah, ir aš tiesiog sustompinau visą lobį, be problemos. To Jacksas, man patinka šitas čempas, aš noriu daugiau pažaisti. Patinka žmonės dažyti su šviestuvu. Su šviestuvu, jis juokingas. Aš esu Jacksas. Neaišku, kas jis toks, neaišku, ko jis nori, bet jis tiesiog uždaužo žmonės. Aš pasižiūriu į Super Minioną ir į jį ir aš negaliu pamatyti skirtumą. Aš neatskiriu meilai Minioną nuo savęs, mes abu daužome tiesiog, mes abu mėlyni. Ir aš jį nusipirkau. Tada aš už... Jo, jis dar labai pigus dar buvo. Už influence points, jo, jis buvo pigus, jis buvo 2300 spam influence points. Jo. Ir aš tiesiog, baros, kad 20 game laimėjau, tiesiog daužydamas visus su lempa. Jo, tu tiesiog pradedi suktis aplinkui ir bum, bum, bum. Tiesiog pradedi savo milžinišką penį sukti virš galvos. Ir tu dar sakai, o jeigu aš turėčiau tikrą ginklą. Ir jeigu aš turėčiau tikrą ginklą. Daužas su lempa tave, nesako. Jis tiesiog toks juokingas man. Jis yra tiesiog, jis yra keistas, jis yra juokingas ir jis daužas. Ir yra juokingas. Dar juokinga, nes žiūriu į tą su gal 5 ar 6 akim. Jo, tiesiog man patinka, kad jis yra enigma, tu nežinai, kas ten dedas. Aš jums galiu priminti. Ar žmogus, ar ne? Aš jums galiu priminti laikus, kada buvo išleistas Devourer. Ne, aš nežaidžiau tada. Matai, ir tu žaidėjai. Aš, man atrodo, tik pradėjau ten dažais. Patapau Master į mainų kokiems 3 mėnesiams. Visi tapo. Kai aš žaidžiau, mano žaidimo planas būdavo, aš nieko negenkinu, nieko nedarau, aš imu visus skillus, aš daužau monstrus, aš kažkur 13 lygio tampu monstru ir aš laimiu žaidimą. Jo, aš kažkada norėjau visi šneka apie Devourer kaip kažkokį keistą laikmetį, tokį mitinį. Jacksas buvo žiauris stiprus tuo metu. Ir tada aš pasižiūrėjau. Jo, ir aš pasižiūrėjau, tipo, Viki, kas yra tas Devourer enchantas ant jungle itemą. Ir, tipo, buvo idėja padaryti on-hit jungleriams itemą. Ir aš pasižiūrėjau efektą ir aš toks be šansų, kad čia buvo balance. Pasižiūrė, jo, jį išėmė po trumpo laiko, nes buvo ant tiek insane. Klausimas, tada jau buvo Rage Blade'as, ar ne? Nepakeistas. Tais laikais Rage Blade'as, jis buvo senas taip, kad tu užkraudavai jį ir jis tada tavo atakas būdavo, daužydavo aplinkui. Jo. Kaip Fire tiesiog daužai. Jo. Jacksas irgi įstatydavo. Jo, bet Jacksas myliu jau tą čempą. Aš tokį gerą klausimą turiu. Ar jūs kaip pradėjot žaisti? Ar jūs tiesiog nestatydavot visiškai nesąmonę? Aš atsimenu, turėjau... Formula Nash? Aš loždavau to plainą ir atsimenu Poppy žaisdavau, nes man atrodo buvo labai pigi. Tai aš ją nusipirkau ir man ten sakė, kad ji labai gera, tiesiog kai pradėjau žaisti. Tai aš nusipirkau Poppy ir aš pasistačiau tą buildą ir tada išsaugau jį. Tai dėl to aš žinau, kad aš turiu šitą buildą. Tai ką aš statydavau ant Poppy? Tai Poppy, ką yra toks kaip tankas, tai stato gyvybę, šarvus. O aš statydavau šitą... statydavau Bloodthirsterį. Tada Demon's Plate ir tada kokį ten AP item aš nesu. Tiesiog galvodavau, okei, man reikia visko. Žinai, kuo daugiau visko. Reikia branch it out. Lolas man paaiškino, kad kai tu išstatai kažką, tu specializuojas. Tavo tikslas nėra patapti geru viskuo, tavo tikslas yra specializuotas, nes aš irgi tą darydavau, aš noriu biški manos, biški AP, biški AD, biški šarvų, kad biški greit nemirčiau ir aš būdavau žiaurinai naudingas. Ir po to, kai pradėjau statyti viską labai specializuoti ir toks, darom tik tai žalą. Man tuo buvo liūna, kai reworkino itemus, nes ant Jackso senas buildas iš tiesų buvo toks visko po biški, tu turėjai Gunblade'ą. Tu turėjai AD ir AP. Oh my god, neprimėm Gunblade'ą. Tu turėjai, taip liūdna, kad išėmė Gunblade'ą. Man iki dabar aš statydavau Rage Blade'ą ant Jackso, nes Rage Blade'as tada veikia ant jo. Aš statydavau Wits End'ą, kuris duodavo MR. Aš statydavau
Guardian Angel kartais, tu viską galėjai statyti Jaxą. Jaxas su bet kokiuo itemu Ja, bet šiaip ir dabar galiu realiai statyti viską apskaityti. Ne, nes dabar jie Rage Blade'ą nebeįmanoma statyti, nes jis sukritusi energizina. Nu jo, bet tu prasme, Kas jis vis tiek turi daug pasirinkimų. Jaxas turi pasirinkimų. Nes jis toksai universalus čempionas. Bet dabar ką su Jaxu? Jaxą atidavė mažiausiai talentuotam dizaineriui čempų visame Riot Games. Maxwell. Ai, na. Maxwell, kuris dizainino, galim paskaičiuoti, jis dizainino Yumi, jis dizainino Liliją, jis dizainino Gwen. Aš skaičiau, jis sugebėjo vieną gerą čempioną skurti šitų visų, tai yra Lilija. Aš skaičiau, jį vienintelę buvo gera. Aš nekenčiu Lilijos. Čia yra problema. Aš nemėgstu, kai čempas ant lygio 1 gali greičiau už mane lakstyti. Tiesiog eidama, kai aš gaustą esu paleidęs. Ir tuo pačiu mane žudyti, tuo pačiu metu vaikščiodama tiesiog ratais aplink mane. Man nepatinka dizainas, kuris sako, aš galiu žaist, bet tu, darydamas ką nori, negali. Nepatinka. Nu, bent jau ne Yumi, iš tikrųjų, čia. Nu, ne Yumi, bet nėra daug geriau. Ne, nepalyginsiu. Tikrai, aš ir tada Gwen, kuri yra immune. Gwen yra immune. Ir tada yra Xantei, kuris Maxwell'o geriausias atmazas, jis toks sako, žinot, kas būtų faina ant tanko? Jeigu tankas galėtų visus žudyti. Jis per interviu tai pasakęs, jis toks, aš galvojau, ką ir padaryti, Xantei ulta įdomu. Ir aš nusprendžiau, kas jeigu jis tiesiog visus nužudys? LOL! Kodėl Maxwell balsas kaip Mickey Mouse? Nes jis dirbo Blizzard, tai Hearthstone kortų dizaineris, tai tu žinai, kad jis taip šneka. Ne, jis sugadino Jaxą. Žiauriai. Jaxas tiesiog, aš bandžiau žaisti Jaxą Horror Orką ir man nepatinka žaisti savo mėgstamiausio čempo. Ir čia buvo didžiausia priežastis, kodėl aš nustojau žaisti. Kitas čempas buvo Darius, nes su Darium yra vienintelis čempas žaidime, kur tave genkina džungleris ir tu sakai, ateik čia į mano vėl, ateini čia. Dar yra vienas čempas, Ilaujas. Ilauja irgi, bet Ilaujas sako, ateik dar arčiau. Darius sako, pirmą ateik čia ir tada, kai jis profina blydą, jis iš paskos bėgs, ateik čia. Taip draugiškai siūlo, prieik, o Ilaujas sako, ateini čia ir lieki čia, nes aš negaliu sekti tavęs, aš per lėta. Darius toksai, aš gaustų. Nes Darius, mano mėgstamiausiai prisiminimai yra be išlygų, kai aš topę kapojos ir tada džungleris ateina, aš toks, nu visio, dabar now in business. Ir tada tu užsekini blydą ir dankini vieną žmogų, apsisuki, džunglerį prisitrauki ir tą numuši. Ir dar midlaneris parsiranda, tu irgi nori, Okay. Tokie powerful momentai, Darius, ant nieko kito. Dariuso linksmažais. Tu man labai priminiai, tiesiog, kai apie itemus kalbėjai ir paskui Gunblade'ą, tu man priminiai Akali su Gunblade'u. Kai Akali reworkino. Sena Akali su Gunblade'u. Ja, bet kai Akali reworkino ir jį buvo ten žiauriai stipri. Jį ten galėdavo... Kai galėjo paturės, tai jis tiesiog sėdėti ir daužyti. Sėdėti ir daužyti ir jos netukodavo. Ir jį ten turėdavo ulčių žiauriai stiprius. Ir tada dar Gunblade'ą, kuris buvo irgi labai stiprus, kaip pirmas itemas. Tada buvo taip linksma žaisti, tiesiog jautės kaip dievas. Kaip dievas. Realiai tu ten galėdavai su viena ranka žaisti, su kita ten, nežinau, valgyti, šepti, nežinau, ką nori daryti. Ir galėdavai žaisti užsimerkęs dar ir vis tiek laimėtum prieš oponentą. Ant tiek buvo stipriai. Žodžiu, esmė kokia yra su daug prisiminimų faina. Bet kai aš dabar pasižiūriu į stadiją, kurią yra pasiekę žaidimą, aš nesuprantu, kas dedas. Aš pasakysiu taip, žaidimą labai malonu žaisti su draugais, labai linksma, ir žaisti nekompetityviai. Nerimtai. Realiai, tapsime, gali ir kompetityviai nueini flexą, 5-esą ir važiuoti linksma. Ir supyksti ant draugų, nes kažkas nemoka žaisti. Ne, tarsi flexą, nieks nerūpi flexo rankas, tai tu gali tam bet ką daryti. Ir oponentam šiek tiek daugiau rūpi negu per normalus, tai būna linksmiau. Ir kadangi tu 5-esą žaidė, tai koks skirtumas, žinai, tu laimės ar ne. Aš pastebėjau vieną dalyką, kad žmonės, kad LoL'as labai automatiškai ištraukia tą kompetityvę dalį tavo. Tai tu nori būti kompetityvus, todėl ramus rekomenduoju žaisti. Šiaip tai žmonės, klausytojai, jeigu esate žaidę, kas labai abejoju, kad nesat, nes būkime realistiški, pabandykit pažaisti.
kokius metus turėsite malonų. Nepadėkit. Prižadėkite savo, kad po metų mesite. Jo, čia kaip cigaretės, tu po metų mesi. Jo, pabandykit parūkyti, kad suprasime. Mums visiems pavyko mesti. Kodėl yra Mums visiems pavyko mesti lovą. Šiaip iš tikrųjų, aš gan Per ašaras, nes Džeksas tiesiog tapo kažkokia iškamša to, kad jis kažkada buvo ir aš noriu nueiti pas Mekslą ir turėti labai rimtą pokalbį. Kad jis grįžtų į Blizzard toliau dizainint Hearthstone kortų. Nes ten jau yra miręs žaidimas, jis gali ir toliau nardinti, bet nereikia ir mano mėgstamiausio čiapo sugadinti. Šiaip įdomu, kiek žmonių dar žaidžia LoL. Daug. Bet faktas, kad vien tik kas šiais metais vyksta su žaidimu yra tiesiog nesąmonė. Pakalbėkime apie Briar. Kas? Apie naujausią veikėją. Pasimkite telefonus, pasižiūrėkite, kaip atrodo. Aš tik žinau, kad jis turi pėdas. Aš tą pačią girdėjau istoriją ir aš nesupratau problemos. Ne, tiesiog... Tik pėdas buvo. Ne, Ignas nesuprato problemą. Tai jos matosi tik pėdos, bet aš nematau problemos, aš matau tiek daug asmenybės. Jos pėdate, ar tu matai raukšlės? Ne, bet tik mes dar pagalvojame, čia problema. Ne. Mes, žinok, ką, viskas gerai. Mes, žinok, gali matyti, kaip nori. Ne, tai Ignas jau nepabėgs su savo pėdom nuo šitos problemos. Man patiko, aš tik mačiau vieną dalyką, kur tipo buvo, Briar turi spyglius pravarytus pro jos kojas, kad žmonės labiau pastebėtų jos pėdos. Aš tą nusiunčiau draugiai, jis sakė, pala, bet jį dėvi batus, ne? Aš toks marots, ne, jis sakė, ne, jį dėvi batus, aš toks galbūt kaip Kaisa gali nusijimti. Ne, jį nedėvi batų. Ir tada jį nedėvi batų, man melavo. Žodžiu, aš ką norėjau pasakyti, tai kad man draugas, aš važiavam autobusą ir susimenu, jo, čia išeina naujas veikėjas, nes jis žaidžia. Ir jis sako, jo, tai žiūri kontroversijai dėl jos pėdo. Ir aš toks, okei, įdomiai skamba. Tada tu pasižiūri splešartą. Ir aš tada pasižiūrėjau splešartą ir aš paskutinis dalykas, kurį aš pasibėjau, buvo jos pėdos. Nu tai tu aiškiai nežaidži lyg vadinasi. Nes aš sakė toks, okei, viskas normaliai, įdomu, žiauriai įdomu, viskas tada pažiūriu. Ai, nu jo, jį basa. Okei, įdomiai. Nežinau. Man labai buvo paaiškinimas, žiauriai buvo labai man patiko paaiškinimas jos dizaineriui. Sakė, tai mes padarėm jas basą, kad parodyti, kad ji labai nori eiti į naują pasaulį, bet ji truputėlį bijo. Aš eičiau su batais. Jeigu neturi batų, jį jo kalinė. Ne, iš tikrųjų ten... Jeigu tu kalinė, yra kitų kalinių, pavok. Tu tikriausiai kalėjime su... Jeigu ką, naujas veikėjas yra vampyrė, turėtų būti... Žinai, kas yra žiauriai... Ji tiesiog turi nokturno. Ji tiesiog turi nokturno ultą. Biškai kitokį, bet... Ne, šitos, kaip vadinasi? Ne, Vex ulturi. Vex, padaras. Jeigu ką, visiems, vėl garantija mane sutiksit, aš nekenčiu visų Yordles. Mane pagal tą galite atpažinti, aš nekenčiu Yordles. Apart Kledo, nes jis turi dar skalą. Kledas vienintelis based Yordle, nes jis yra iš tiesų maniakas. Visi kiti Yordles yra tiesiog protiniai invalidai, bet Kledas iš tiesų yra psichiatrinė uždaryta. Ne, man tai labiausiai tik Rumble, nes tiesiog išmeta tiesiog į orą ir jis nukrenta nuo... Jo, man patinka žudyti Rumble, taip, aš pritariu. Jo. Bet man nepatinka, jis degina mane iš tikrųjų. Man patinka jį žudyti, tas tiesiog. Jo, patinka žudyti. Mes nesam psichopatai. Man patinka uždėti 5 stekus ir tada jį perkist per pusę su mano dydžio kirvė, man tas patinka. Tavo dydžio. Aš tikriausiai jau tokio ūgio kaip Dariaus kirvės. Ja, aš ir tikriausiai. Jis nešioja didelį. Taip pat, klausytai, būtinai nueikite į Lolo puslapį, kuriame... Ir pasiūskite Lolo. Ne, nueikite į puslapį, kuriame yra istorijos rašomas apie Lolo. Realiai... Nes jų pasaulis... Aš galiu tik tai pasakyti, kai pasieki tokią lygį kaip mes, kai praeina tavo medaus mėnuo, kai tu jau esi priklausomas, tu praradai savo šeimą, praradai vaikus, praradai žmoną, nebeturi daug ko gyventi praktiškai. Tada supranti, kad viskas, kas yra aplinkui LoL, yra taip įdomu. Tiesiog pats LoL'as yra neįdomu. Viskas, ką Games kūrė, kas nėra lyg žaidimas, jo, kas nėra pats LoL, kas nėra League of Legends žaidimas, yra gerai. Muzika gera, vaizdai geri, novelės, kurios iš esmės... Novelės yra puikios, sportas yra puikus ir labai įdomu žiūrėti. Net serialas, buvo išleistas. Esportas taip jis geresnis buvo.
Aš Viktorą pakviesiu, jis tau paaiškins. Aš neįsivaizduoju, anksčiau žaidimų serialai buvo visi blogi beveik. Nu gal ten koks vienas kitas nebuvo toks blogas. Ir tada išėjo lova ir jis actually buvo žiauriai geras. Nu, aš nežiūrėjau Arkane, nes man neįdomu buvo. Ne, pažiūrėk, realiai, aš manau, patiktų. Man nepatinka Pilto Horizon, tiesiog man mama. Nepatiko? Ne, man nepatinka tas settingas. Man tiesiog, žiūrėk, čia tiesiog. Pala, tu žiūrėjai? Žiūrėjau. Gerai. Visiems patinka man, ne? Man tai patinka labiausiai dėl to ir aš ko laukiu Arkane antro sezono, kad ten turėtų būti Viktoro Glow up, ten turėtų būti. Jo, visi labai spaisina Viktoro, visi tokia plema, va čia tai yra. Nes visi tokie, wow, jis protingas ir jis gilus. Bet jis biškai depresuotas, kaip tik mano stiliaus. Tipo, žiauriai hot ar kažką, bet dėl to, kad jis sukursiu geriausią mašinerį pasaulyje. Ja, jis sukurs Tesla. Jis sukurs spaceshipą to the moon. Tesla. Viktoras Maskas. Viktoras Maskas. Tai va, aš laukiu dėl to labai antrą zoną. Prašau išleisti. Dar kiek? Dar 5 metai? Ko? Iki kol išleis? Ne, 24 man atrodo. A, ne? Jo, December. Tą gruodį. Kada išėjo, ar kaip? Palikino, man atrodo, išleidimo datą. Tada nesitikėjau. Tada gali tiek kartų nutest. Jo, bet jo, visa kita gerai. Legends of Frontera, žiauriai smagu žaisti. Ten tik tai Valorant. Geriausias kortų žaidimas. Geriausias kortų žaidimas. Deja, egzistuoja Hearthstone kažkodėl. Valorant irgi gerai. Good game. Gali šaudytis. It's good. Ja, jis gali šaudytis. Jeigu jums nepatiko CSGO, pabandykite Valorant. Gal jums vis dėlto patiks. Jo. Kada tu išeis Project L? Žaisim. Išeis MMO, tikriausiai irgi žaisim. Išeis MMO, aš prarasiu savo visą socialinį gyvenimą. Aš manau, visi labiausiai laukia MMO. Žmonės, kurie mėgsta MMO, laukia. Aš logiška. Tie žmonės, kurie nežaidė MMO, laukia MMO. Tie, kokie serveriai bus mirę. Žaidęs ant EU West serverio, kai turėjo būti Clash'as. Jo. Tai aš spėjau, ten bus tas pats MMO. Jo. Ne, ten bus blogiau, ten tiesiog nebeprisijungs, man atrodo. Bet Teamfight Tactics irgi dabar jau darosi šiek tiek absurdiška. Bet smagu pažaisti. Smagu. League of Legends? Ne. Ne, nereikia. Jau geriau skaityti knygas negu žaisti LoL. Man atrodo, mes galim tokia žinutė pabaigti šitą epizodą, kad League of Legends bad, knygos gerai, viskas, kas aplinkui Legendų lyga irgi gerai. Tai labai aš norėčiau padėkoti klausytėms, kad jūs mūsų klausėtės. Jūs mūsų galite surasti ant Spotify, sekite mūsų paskyras ant ten, kur mes turime paskyras. Ir X. Fucking X. Ačiū. Ir ką mes dar to norim pasakyti. Laukite kito epizodo. Laukite kito neįtemą epizodo, kai mes vėl pusvalandį pradžioje šnekėsime apie visiškai neaiškius dalykus. Ačiū, kad buvote šią savaitę ir praklausėte iki galo. Garantuoju, aš jums duosiu bučinį. Gal. Ir pamatysim jūs, tikėkime, kitą savaitę. Kitą savaitę. Ačiū. Iki.